Bet niekam čia neįdomu, žiūrisi, jau čia nutukė gaidžiai visokie. Užtenka vieną kartą pamėginti. Nu čia tas pats, kas su fentaniliu, ar ten kažkuom, žinai. Man patinka pas tai palyginimai, kur. Tai nekalba, blėt. Varnas labai protingas. Dviejų kojų vaikšto, blėt. Tai iš pradžių palaik. Ant kiek gali varną vaikšto? Ne dviejų kojų, bet gal tas varnos ūgis metras 8. Ne, metras 8. Ir pisas steras ir sikačia. Tokia dydžio varna. Ant sterų. Pilnai ant sterų. Ant sterų, blėt. Pilnai ant sterų varna. Trečias bandymas, pirmas. Abudu matomės, viskas. Nu, aš pirmas, bet gale... Ai, ką. Tai slepiam ar neslepiam, kad čia filmuojam iš pradžių? Neslepiam. Neslepiam, gerai. Nežinau, čia tai. Mes filmuojam prieš atvykstant Emilijų Kubui, kuris truputėlį vėluoja. Net nevėluoja. Jo, jis net nevėluoja, tiesiog. Hemorojus. Užsisėdėjo. Jo, užsisėdėjo. Tai filmuojam, senai dviese nefilmavom. Dėl priežasties, kaip matote. Jo, įtampa kyla. Labai Lilinaičias nervino su manimi. Drungėlų užpiso mane negyvai, pasakysiu. Aš nesuprantu. Pažiūrėk, kaip kameros nureguliavęs. Viena kurva balta, kita žalsva. Ne, žalsva, kad tu nemoki... Sako, aš labai self-defensive. Pažiūrėk, pats pasakiau, ne žalia, Bet kai tu montuoji, tai tu neatgaudai spalvą, aš galiu atgaudyti, po to sutvarkyti. Žiūrėkit, įvertinkit, kaip atgaudė spalvas. Ir aš dabar nesu kurva. Baltas. Aš jau tai baltas, kartais ne. Visą kritiką, kurią aš sakėjau, ištrinsiu dabar. Gerai, netrink. Jo, praeitą kartą filmavom, tai aš biškai nustačiau, kad Lilinaičias juodai baltas būtų. Jo, tai aš tiesiog neįkirpau, nes atrodys, kad per šerminis esu. Tai šiandien esu be kepurės, galit mėgautis mano plikumu toliau, bet apsikirpau šonus, apkirpo tiesiog, tai tiksliau apkirpo, tai... Apkirpo, kas dar liko? Kas dar liko jo yra. Ką dar galima kirpti? O to viršai dar trumpina, tipo, ar nebe? Gerai, laukime, Emilio, kad dviesi neišeis, matau, dviesi filmuot neišeis. Ne, bet to, o iš tikrųjų, bet patrumpina ir viršai, tipo? Jo, trumpina. Tai gerai. O ką tu nuveiki šiandien? Šiandien, blemba, labai vėlai atsikėlęs praskrolinau. Tada pasiruošiau podcast'ui, dar papildomai klausimų pasirašiau. Tada pavalgiau. Kad netylėtum, kai su Večeslavu? Blemba, labai gerai pokalbis ėjęs jums, ką aš besakysiu. Ne pirmas kartas, kaip sakė. Kaip man su tokiu dirbti? Tiesiog stumė mane. Gerai, gal ir nėra labai skanus svečiai vanduo. Aš nuolaidą buvo, ne? Aišku, kad... Ne, čia yra iš vis pyktis kažkoks, aš nesuprantu, Vilniui čia žmonės kažkaip sako, tipo, kad tichės vanduo, mineralinis yra neskanus. Ai, tichės, jo, čia viši. Jo, čia viši yra. Nes viši dėl Kauno. Dėl krabų. Viši krabas. Viši? Susijęs su... Nu, čia kitas, viši, bled, kitaip prašosi, tipo bairis. Kuro... Nedaina. Viči. Ai, tu matai, tai kur man sako, nedaina pats biški nelabai mokė. Ne, tai kad tu mes bairis. Tai viši, tai... Viši vandens parkas, aš kart galvoju apie viši. Ai, ir vandens parkas irgi. Ai, va, matai, tau dažnai. Tai čia tas vanduo iš vandens parko jaučiu susemtas. Tikiuosi, kad ne. Labai gerą reklamą darom, karočią. O galimus paduoti teismą, jeigu tokią antireklamą darom? Ne, mes gal apie vandens parką šnekam. O tai, tai kad, žiūrėk, pavyzdžiui, vandens parko vanduo supiltas, tai arba pagirimas vandens parkui, arba nepagirimas mineraliniai. Nu, jo. Gal nieko nebus. Keista dviese bazarint, kai yra trečia kėdė, jūs nematot, mes neįkirpom. Dar pasakėm, bet jūs net nesuprantate. Jo, nu ką čia slėpt? Gyvena blogai, šiaudais nekūrenam, viskas. Šiaudais nekūrenam, iš kur čia yra? Nu, gyvenu gerai, šiaudais kūrenai. Ne, kaip ten sako, what the fuck? Gerai gyvenam šiaudais kūrenam, taip sako. Ai, okei. Nes tipo šiaudų labai daug reikia. Irgi gali būti. Tai va, pageiminau dar, pavalgiau ir dalį atvariau. Dabar GTA žaidžiu 5, nes jūs dar kažkaip niekada nebuvau praėjęs. Ir dar Papers, Please. Esi girdėjęs tokį? Popierius, prašau. Čia tas, kur ant sienos? Kas ant sienos? Stovi ant sienos ir praleidinėjai žmonės? Praleidinėjai žmonės, jo, pasienio kontrolė. Duoda pasą, tu turi taisyklės ir tu sutikrinti turi informaciją. Įdomus. Tu esi žaidęs, ne? Ne, nesu matęs tik tokį, kaip žaidžia. Jo, šiaip labai fainas. Ten gali daug skirtingų scenarijų būti ir tikrai skamba ne taip jau įdomiai, bet kai pradedi žaisti, labai fainas. Nu, ten būna, kad parašo, kad 6 karvės veža, o iš tikrųjų 7 karvės ir tada... Ai, bet čia dar kitoks, žinau. Čia dar kitoks. Čia jau yra, man atrodo, labiau tas sophisticated, sakykime, tai jau ten su grafikom. Koks žodis? Sophisticated. O čia yra parašykit komentaruose. 2D grafikų, nu, tipo ten, ateina žmonės. 2D grafika? Jo. 25 metais tu žaidži 2...
Tavo ateina žmogus, padeda dokumentą tipo ir ten. Okay, tai tiesiog, kur pasų kontrolį dirba. Jo, realiai, jo. Nes tai nėra, kad turi vyti. Tu gali įsidarbinti, šiaip tiesiog dirbti Lietuvoje pasų kontrolį. Jo, kur štampus deda tiesiog. Nes buvom mo muziejui parodoje apie video žaidimus ir buvo ten daug žaidimų, tai čia buvo vienas iš jų. Tai video žaidimų paroda? Jo. Bet tiesiog realiai... Net man įdomiai skamba. Ateini ir, tipo, nemažai žaidimų ir yra stationais tokiais ir, tipo, gali ateiti pažaisti. O ten, ta prasme, tiesiog? Tiesiog, jo. Aš gal paveikslai. Ne, žaidimai. Kur tiesiog gutanų nuspalvinti. Vaisytis tiesiog. Ne, ten tiesiog pultelį padėti, kitur va pelytas ateini, pažaisti, tipo, ir viskas. Tai visai įdomi paroda. Okay, o kada čia buvai? Praeitą savaitę buvo. Aha, supratau. Pieškom ėjot? Ne. Su mašina važiavot? Jo. Su Bolt. Su Bolt? Jo. O kas yra, kodėl klausi? Ko nesu savo mašiną? Nes net. O tu dabar dar ilgai žadi vairuot? Dar žadu iki kol teisės atims. Geras. Praradau teisės. Nu tai dar neaišku. Neaišku dar jo. Gali būti. Jau tu gyveni tom emocijom, jau sutaikęs atrodai. Jo, važiavau sankryžoj. Galimai. Jeigu neatims, tai tada iškatinsim. Net jau būsiu išleidęs. Nes rūpiučio ten kažkada galėtų. Tai jau bus įkeltas. Jo, tai jau bus įkeltas tikrai. Bet tai dar iki rūpiučio dar neatimtas? Ne, tai iki rūpiučio dar galiu važinėti, bet faktiškai esu pasiruošęs visą rudenį būti be teisų. Tai biški liūdna iš tikrųjų, nelabai smagu, bet, tipo, nieko nepadarysi, pats kaltas šiaip turėčiau būti, jeigu aš atlikau tą veiksmą, nes aš tą dieną, tą datą nebuvau ten. Dabar jeigu žiūri kažkas iš teisėjų, aš ten nebuvau, aš turiu įrodančius dokumentus, kad buvau darbė nuo 8 iki 5 ir be 15 aš prie Ukmergės nebuvau. Aš esu Deividas Linavičius ir čia yra mano prisipažinimas, kad aš nebuvau. Ne prisipažinimas, o kaip tas vadinasi? Pasiaiškinimas. Alibi savo. Alibi. Mano alibi yra. Aš buvau darbė, dirbau, stengiausi, uždirbinėjau pinigus. Labai dabar bandai įtikinti, kad buvau. Labai dabar atrodo, kad buvau, tikrai. Ne, tai va žodžiu, tai žiūrėsim. Gerai, o kas be šito, kas dar gero pas tave? Kas dar gero? Nes šitai va. Va čia tai laik, duok netraukia. Faktas, seniai. Tai nieko, nežinau, šiaip viskas gerai, gyvenu po truputėlį, vis geriau. Vis geriau, greičiausiai, kad tuoj reikės pradėti mokintis, kaip troleibusai važinėja. Maršrutus išmokti. Šiaip man tai tipo dapyzdė. Aš Kaune tai ir be mašinos galiu apseiti, žinai, bet man va visokie važinėjimai, renginiai, visa kita, čia yra didžiausias minusas, kad man reikia automobilio. Tai nežinau, tikiuosi, kad netims, gali būti, kad net ne aš ten vairavau iš vis, laukiu dabar įrodymų, nes šiaip tai nelogiška, kad aš ten būčiau, nes aš ten nebuvau tuo metu, tom datom pagal protokolą, vėlgi pasakau, kad nebuvau aš ten prie Ukmergės. Danijoj, aš iš vis Danijoje buvau, tai gali būti, kad mano automobilį kažkas buvo paėmę, nežinau, gal tas žmogus ir prisipažins, kuris buvo paėmęs tą automobilį, aš nežinau, tai žodžiu, negaliu atskleisti, per daug teismas vyksta, tai va, tai liūdna. Nežinau, reiks Emilio paklausti, kaip jam be teisų apskritai sekasi gyvenęs. Aš savęs be teisų neįsivaizduoju visiškai. Bet čia galėjau, kaip įstatai save tiesiog. Tu man toks teisų žmogus, jo man teisų su mašina, jo visada toks baudžiamasis kodeksas. Normalu, kad aš teisų žmogus, nes aš vyras. Na, jo. Nes jei moteris, tai teisų negali turėti. Jo ką, dieve, tu mano, čia toks furistų bais. Ai, bet ko nesakyti moterim? Seniai, skambinau vienam klientui. Jo, ko nesakyti moterim. Jei moterį žiūri, neįsižeiskit, jūs nuostabiai vairuojat. Skambinau vienam klientui, pasikalbėjom ir jisai man sakau, gal turi dar papildomų kažkokių klausimų, kuriuos galiu atsakyti. Turiu, sako. O kaip jūs galvojat, kas Lietuvoje dabar pinga? Sakau, šiaip tai viskas brangsta, sakau, atlyginimai taip greitai gal neauga, sakau, kaip kainos. Nu va, o man kolega sakė, kad pinga senos kurvos ir trumpi bibėjai. Sen. Aha. Pasakė tokį. Nes išžvengiai. O žvengt pradėjau iš karto. Pokalbis rašomas, ar kitko yra. Žvengt pradėjau ir aš galvojau, ką dabar sakyti. Kiek yra autų man iš šito teisingai išeiti. Ir jisai pats tiesiog autą padarė, nes jisai sako, gerai, iki. Ir padėjo ranką. Bet būna, kad tuos pokalbius, o menedžeriai visada ir pasiklauso. Gali būti. Tai jeigu pasiklausys, tai bus labai juokinga, labai linksma. Nu, bet tu nieko blogo nepadarė. Ne, aš tai savo darbą atlikau iki galo, viską padariau. Iki galo, pabaigai. Jo, pabaigiau, kaip sakant, savo darbą. O tu kurva nešvankybė. Tai toliau dirbu, toliau stengiuosi, lipu į Openus, gavau čia dabar daugiau pasiūlymų su tam tikrais dalykais važiuoti. Su asmenims tam tikrais jiems taipogi
būti jų apšildančiuoju komiku, bet dar čia turbūt truputėlį neaišku, nes dar ir tų teisių kaip ir negali ir neturėsiu, galimai, tai čia dar nieko nepasakau, nieko nesakau. Bet jo, tai šiaip viskas kaip ir gerai, nėra lengva iš tikrųjų, dabar kaip daug darbų, darbų tiek pat, tiesiog dirbi, jau žinai, dabar pradėjai važiuoti, biški hitina, tas jau toksai, kur nuo 8 iki 5 pachalinį, paskui dar važinėjai į pasirodymus, jeigu vai Vilnių filmuot kažką ar taip, savaitgalių neturi, nes šiandien sekmanį filmuojam, tai dabar nufilmuojam čia nuo 4 atvažiavę faktiškai, tada jau open mic'ą lipsim, ten aš iš vis grįšiu 12 nakties, gal į Kauną atgal. Jau rytvėlį darbą, tada 5 dienas atidirbi, karačiai, tai toksai. Toks režimas. Tada. Jo, toks režimas biški, tai viskas aišku laikinas, čia laikinas stotelė, žinai, kaip sakoma, kaip ir žmonės būna vieni įlipa, kiti. Iki galo išlieka tik stipriausiai. Išlieka su savais, o savais mes iki galo. Iki galo, jo. Ne taip, man atrodo. Tai kažkaip panašiai, jo. Kažkas toks panašiai, jo. Tai šiaip jo. Jo, toks tas gyvenimas. Dabar buvai pratę, žinai, kitaip biški, turėjai daugiau laisvo laiko, tai, žinai. Ašarus kaupės. Kas? Ašarus kaupės. Ne, tokia kur. Tai toks tas gyvenimas. Bet, bet dabar irgi kitaip daugiau dabar uždirbi, dabar, taip sakant, gali savo daugiau leisti. Kiek uždirbi po mokesčių? Nieko neuždirba, eina į minusą pasai kiekvieną mėnesį praktiškai. Tai draugė turi normalu. Jeigu turit... Antrą pusę, tai eisite į minusą. Jeigu turit pinigų, perveskit. Prašau. Šiaip pradėjom neprašyti subscribint ir subscribina žmonės. Tai nesubscribink. Nebandot spausti. Ir dabar bičias kažkoks žiūri galvoja, tai ir gerai, na. Žadėjau pasubscribint. Žadėjau dabar. Tai artėjom prie 10 000. Prie 1000 subscriberių. Artėjom prie 1000 subscriberių. Tai visai smagu. Prie 10 000, jeigu padalintume iš 10. Taip. Lygiai taip pat, kaip pasakė kolega, ką tik man iš kairės. Tai šiaip faina. Per paskutinius... Dabar tu važiuoji po dešinę, aš esu iš kairės. Gali mane lenkti ar negali? Mes sankryžą. Aš važiuoju po dešinę, tu iš kairės, ar aš galiu tai lenkti? Ne, ten greičiausiai buvo tokia situacija, jeigu jinai iš vis buvo, bet aš nemanau, kad jinai yra įmanoma, kad aš pradėjau lenkti per neištisinę, o grįžau per ištisinę, ten tokiam piskaimį, nes aš ten pažiūrėjau tokį kelią tipo, tai tas kelias ten tipo net nesankryža, tai iš kažkokio kūro šalik, iš kažkokio tai kūro žvyrkelio išvažiuoja, tipo, bet buvo pagrindinis ženklas ir gaunas, kad aš tipo manevrą pabaigiau, tipo, kaip suprantu, atseit toj, bet aš čia galimai yra. Bet tai buvo kamera, kad tai nufotkė. Tai kamera tai buvo ta stacionari, kur greitį įima, tai aš greičių neviršinau, kas aš toks, kad greitį viršinau. Bet tai netgi tos, kurios matuoja greitį. Pasirodo, kad jos protingos yra, va, tas ir yra. Turbūt, aš nežinau, gal meluoja. Čia net netubaitų, tai nežinau. Jo, aš greičiausiai, kad aš net data netinka. Gal kažkas mano tą mašiną, aš nežinau, trakintą palieku, gal kažkas pasiema, gal kur nuvažiavo. Tai aišku, kam rakinta mašina, taigi pasitikiu, čia geri žmonės. Pasitikiu žmonėm, jo, čia kaip per GTA, pasivažinėjai ir gražina tada. Kas? Per GTA, kaip. Per GTA, tai taip, aišku. Išmeti žmogų, pavažiuoji, kur reikia gražinį. Taip. Taip ir veikia. Nieko blogo nedarai. Taip ir veikia. Tai vienu žodžiu, tai va, apie ką aš pasakau, palauk. Apie darbus kalbėjom, bet biškai nukrypom kažkaip. Nukrypom. Tai... Apie subscriberius dar kalbėjom. Jo, apie subscriberius pabaigėm šnekėti, nepabaigėm iki galo, tai labai faina. Dabar jau žiūrim, kad vis va per paskutinius 30 dienų po 10 000 surinkam peržiūrų. 8 000. Kol vasarą tikriausiai žmonės... Kol vasarą jo, gal mažiau mes nežadam stabdyti, nežadam todėl, kadangi turime po truputėlį kabintis ir kilti viršun. Tai visą vasarą darysim, nestabdysim, gali būti, kad kitą savaitę nebus, arba dar kitą kažkuria. Ir dar kitą nebus. Kažkuria, gali būti, kad tik rudenį grįžti. Jo, gali būti, kad nebus podcast vasarą. Gali būti, kad visgi jūs net nieko nesakydami atspėjot, kad nebus. Tai ne, bet iš tikrųjų tai... Gerai, Davidai, tu daug dabar dirbi, o kada planuoji patostogauti ir jūs planavęs kažkada atostogas? Jeigu ir susiplanavęs, tai kai prarasiu teisę. Ne, greičiausiai, kad rudenį vasarą netostogausiu šitą, biškinė tai buvo viskas susidėliota, kad dabar patostogau 10 mėnesių buvau, nedirbau, tik tai komediją užsiminėjau, iš kurios negavau nei cento taipogi. Bet čia irgi poilsį taip visiškai nepavadinsi, žinai. Jo, tai toks, kad jau visai šiaip norėčiau kažkur išvaryti, paimti, karačią bent jau savaitgalį, be telefonų, be nieko, kaip ir dauguma jaučiu dažnai nori, bet niekam dažniausiai neišeina. Tai nežinau, šiaip planuoju gali į Palangą nuvažiuoti kitą mėnesį, bent jau savaitgaliui. Truputėlį, o šiaip tai, kad iš Lietuvos skris, blemba dabar labai visur brangus skris. Ne, tai neskris gal šiaip, bet Lietuvai turėjau minėti. Tai, žinai, važiuoti jau bus sunkiau be teisių, tai nevažiuosiu jau čia niekur į Europą, bet jo, tai šiaip nesusiplanavęs, kol kas darbinga vasara laukia, jinai jau
pusė vasaros. Jau pusė, jo. Tik mėnesį šiaip liko vasaros beveik. Jo, labai greitai. O oro kaip gero nėra, taip nėra. Jo, oras tai baisus, biški liūdna, bet kažkaip neapsikraunu. Nu ką jau čia, tipo, čia žinai, kai labai daug tikėsi iš tos vasaros, tai taip ir būna. Nu, jo, tai aš stengiuosi nesitikėti ir netenka nusivilti, kaip pasakė kažkas. Kažkas sakė, rašytojas kažkoks, dainininkas. Nežinau. Karač, gali būti, kad rusiškai geriau skamba. Kaip matot, nusikabinam šitą. Jo, čia ne, kaip sakėt. Neapkalbėjom, kai su Slavka buvom, nes ten labai daug išnekėjom. Nusikabinom tą koloratkę jūsų, kurią jūs čia visi vadinat. Slavka pasakė. Slavka pasakė, čia nėra koloratkę. Bičias važinėja į Ukrainą, žino. Nes nėra koloratkę. Koloratkę yra oranžinė, nu tokia. Aš net nežinau. Gelsva ir juoda. O ten buvo violetinė. Bet tokią, kokią namie turi? Ne, neturiu tokios namie. Bet kadangi mes jūs girdim, mes jūsų klausom, mums svarbu jūsų nuomonė, tai nusikabinu. Čia dėl jūsų. Dar užtvirtinsim, paklausime Emilio, ar ten yra koloratkė. Na, gerai, galėsim. Gal galės apsimoti Emilis? Jo. Nežinau. Nemanau, kad tilps jisai iš tikrųjų. Jisai labai didelis vyras yra dabar jau. Tai, nu taip, tai nes anksčiau tai buvo mažas žmogus. Nu visi buvom kažkada maži. Teisingai. Nors tau nosis, tai kažkai buvo kažkai mažia. Niekada. Faktas, seniai. Kairę daviau. Tai vakarą čia, tai toks gal truputį apibendrinimas, nežinau, jau senai dviese darėm. Labai tai senai. Apibendrinimas, kaip jaučiamės. Dabar suprantat, kodėl? Jo, dabar suprantat, dėl ko dabar jūs suprantat, kad jau esat prasukę, kol Emilis yra, nes kai dviese mes bus darinam, nėra zaibystis. Ne, tai norėjom tokį, vis tiek padaryti tokį checkpointą. Tai kol kas mes padarėm 28, man atrodo, ne, čia 28 yra. Man atrodo. Jo, 28 turbūt. Tai šiaip džiaugiamės, pradėjo labiau peržiūros aukti, aišku, gal dėl to, kad kviečiam truputėlį tokius žmonės, kur... Žinomesni yra? Ne tai, kad žinomesni, bet norėjau sakyti, gal kurie rečiau būna podcastuose, bet visi faktiškai būna. Dabar Emilį irgi pasikvietėm ir tik tada pamačiau, kad jisai per paskutinės 2 dienas gal 3 podcastus suvažiavo, karačia, tai tikiuosi, kad kažką naujo parodysim, kažką naujo paklausim, šiaip kažką pasikalbėsim įdomaus, smagaus. Ir tiek, manau. Šiaip parašykit, ką norit, kad pamatyt. Kvietėmės Baltalietuvis nesutiko. Atšaukė, sakė, sorry kitą kartą. Sorry kitą kartą, sakė. Nenori kitą kartą, tai nebus. Tai tu faktiškai už savaitės gali parašyti, kad sveikas. Nu tai va, kitas kartas. Ai, ne. Jo, norėjom pasikviesti, jis buvęs yra vienam iš podcastų, kur pas Vatniką yra buvęs, tai dabar galvoju, gal į paprastą, normalų nori ateiti podcastą, kur nesusijęs su Vatnikumu. Tai tiek, tai manau, kad gal turi dar kolega kažką pasakyti. Tai jau tu nori viską stabdyti. Jo, tokį trumpą checkpointą padarėm, aš manau. Nu tai gerai. Gerai, supratau. Trumpą checkpointą padarėm ir... Ačiū, kad žiūrit. Ačiū labai jums, kad visiems žiūrit, ačiū labai, kad subscribinat. Dabar nesubscribinkit, nereikia. Nė vieno subscribiuko nenorime. Norim, prašau pasubscribinkit, maldauju ir rėmėjai, aš labai valgyt noriu, Jo, tai va. Viskas? Viskas. Gerai, nuostabu. Šitą video, ar ne? Viskas, jo, tai mes Patreonai rašinėjom, tai žinai, ten vieną kamerą. Visi plojimą, tai šitą įpratęs. Tai bet tai palakus Patreoną, be Arenso be nieko? Ne, su Arensu, bet tiesiog ten, apšė, ten jungi vieną kamerą, žinai, kampą bet kokį paėmį, svarbu, kad vaizdas, bent kažkas, žinai. Ten tas Patreonas, žinai, neapsikrauni, jau ant to pagrindinė, žinai, labiau reikia. Nes šitam Patreonė, tai ten, pavyzdžiui, klojimus ar kiti, tai iš vis be kamerą daro. Jo, gali su vaizdu, šiaip pahuienai irgi. Su garsu tik tai? Jo, mano vieni mėgstamiausių podcastų yra be vaizdo. Nes tada vaizduoti labiau įsijungia, plius jeigu geri komikai. Aš žiedau 10 Minute Podcast, mano vienas mėgstamiausių podcastų. 3 bičiai, 2 nukancelinti, Brian Kellenas už Terry Palegeišinį kažkiek, tada Chris D'Elia, irgi sektą turėjo, kultą nahui sekso, ir vėl Seso toksai komedic aktorius, žiūrėjau, kingas iš tų Mad TV visų sketchų, ten legenda. Tai jie, žinai, labai gerus impressionus darydavo, labai mokėdavo balsus pakeisti, galėjo padaryti vienas iš jų pilnai išnekėt kaip Van Dammas, kitas pilnai išnekėt kaip Švartas, kitas pilnai išnekėt kaip Tysonas. Tai dabar nėra vaizdo, ne? Jonas vaizdas 10 Minute Podcast, dėl to vadinasi vienas epizodas 10 minučių. Bet čia hojan, čia dar smė ir prasideda, žinai, epizodas ir sako, šiandien Brian Kellenas ir Chris D'Elia su jumis sveikinas. Blema, vėl tas į mūsų Vilsas sukasi švarė su tais reikalais. Bet nieko, pagaliau prisikalbinom po tiek laiko Maiką Tysoną, jisai literaliai, bet ten net neina atskirti, ten tiek gerai, kad net neina. Ir žinai, dar jungi tą vaizduotę,
jie tenais, tipo, šneka, ten nalė jos ten smauktis, pradeda, dar kažką, ir tu galvoji, viską įsivaizduoji, ir kiek juokingiau yra. Na, kitaip pasakai. Aš neįsivaizduoju. Aš ten suku nesustojęs ten tos epizodus, ten tas podcastas, paskutinis epizodas, man atrodo, išėjęs prieš gal 8 metus. Tai aš suku vis per naują, jau gal 3 metų, kai žiūriu. Tai kaip tu nemylimi, tai aš prezident lietuviškas. 9 kartus. Čia tūnas. Lietuvišką serialą vieną seriją netyčia pažiūrėti. Dar pateisinama, netyčia, žinai, arba ten jeigu skolojasi kažką. Jeigu visai. Serialą žiūrėti, jeigu skolojasi? Jo, tipo, absurdas. Lietuviškus serialų, nebent dažin tau verčia, tipo, davai gerai, tu 10 eurų negražink, bet su manim. Ten draugelis dalbojobas, žinai, yra, pulvė naku visiškas. Nu, davai su manim, važiuok seriją. Gerai, ne vienas žmogus, kuriam būčiau pasakęs, kad rezidentų žiūri nemylimus, kad sakytų, va, maladė. Visi lietuviški serialai yra šūdo, gal. Tai bet dėl to įdomu. Aš tai žiūriu, pavyzdžiui, per tą prieš metą rezidentai devyni. Nu, tipo, pradžiai, ne tai, kad pastumt, nes dažniausiai aš vienintelis, kuris žiūri, tipo, tai nėra su ką pastumti, bet man šiaip, pavyzdžiui, aš esu matęs, kaip ir daugumą jaučiu, gal ne to, kaip seniau rodo, kaip paauglys būdavo į ten plėt, nemylimus pasmertus ir taip toliau, ir tu dabar žiūri iš to kito intereso, žinai, kur tu, tipo, kitaip žiūri visą. Aš niekad nežiūrėjau, man, kai tik pradėjo rodyti per teleką, man ten gal 13 buvo, aš sakau, nu, nahu, čia šūdės. Na, tu tada supratai, nes man tada tai buvo senis, mafija. Aš anksti buvau tas serialų frikas, filmų frikas, man tik internetą įvedė, man atrodo, 4 klasėje, tai aš iškart pradėjau žiūrėti tos rimtus filmus, serialus visokius. Taxi driveriai, visokie, Jaiveriai, Godfatheriai, tenais, Shawshank Redemptionai. Aš iškart žiūrėjau ten tos top filmus. IMDb top, tai. Jo, top serialus, tai žinai, dingė, blėt, jau pradėjau žiūrėti, tada, blėt, kur tai visiškas mindfuckas, ar tu žiūri. Ne, tai tau tada supranti, dėl ko, kad žiūri nemylimas. Jo, Pulvė naku. Čia, blėt, šičias žiūrėjau, va, tokius naku. Kito pat mažmenį ir užpysdavo, bet irgi užpysdavo. Išeini kūro rajonį kiemą, žinai, turi su ko bazarį. Apie pabėgimą iš Šaušenko bazarį metus, kur apie kodą. O, aš daugelį papasakoju, čia geras serialas dingi, ten daug sluoksnių. Ką na, tu kurva bėdikas, ble, reik, tu kurva mes tą kamalį, tą ką žinai, tu kurva. Ir kurva grįžę žiūri nemylimus, na, o taip, labai bazarį. Jo, tai, bet, ble, nu jo, serialą lietuviškai. Ne, tai dar pažiūrėt, pavyzdžiui, žiūrėk, tarkim, rimti reikalai, ne, aš esu vieną seriją bandė žiūrėti, nu seniai, aš negalėjau žiūrėti, man vaidyba tokia chujova tipo, kad man tiesiog nebuvo įmanoma, o pavyzdžiui, žiūrėti, kaip nemylimus, tai yra juokinga, nes jie kurva keikėsi ten, nes seniau buvo gipochų visiškai, ten seniai rodo, kaip su mašina atpisa tas mariukas pisa ar atšnyko, kad čia 2 kartus apsisuka, būdavo visiškai namus. Ten lėt vadina tau įsuką, tokių žodžių sako, tai tau įdomu žiūrėti po iš to kito intereso. Aš šiaip vieną kartą tik tai ir peržiūrėjau pilnai, žinai, bet prezidentas tai ten daugiau matė, bet ten man šokia lika įrašė. Nu, aš kai žiūrėjęs, tai aš tik kai mes žiūrėdam, tiesiog sustingi su Hebra. Ir tiesiog pasijungia epizodą. Žiauriai dūchinė, žiauriai pizdavoji, tipo viską. Nuo scenarijaus iki vaidybos, tipo praeina 10 sekundžių, o stabdai. Pizdavoji 5 minutus. Vėl praeina minutę, stabdai vėl pizdavoji. Tai va toksai, va, nebent pareidžiant, žinai. Nu, tokiam baliui įdomu, man tai būtų pabūti čia, bet... Aš persakė su klajumu, kur daro eina į kino teatrą ir į pizdėlį. Jo, ten atvažiuodė. Jo, tas pats principas, jo. Tai kad pinigus nieks nemoka. Čia papant. Čia, tai aš kaip pasakau, kad esu matęs ir peržiūrėjęs, tai aš suprantu, kad tas žmonės nesupranta, bet iš tos kitos pusės tai... Visai laiko turi, tai visai įdomu, kas žiūrėti. Kaip tada viskas atrodė, kaip paaugliai žiūrė, nu aišku, tu jeigu nežiūrė, tai tau žinai biškai. Tu visada skaitęs, kad tu neturi laiko. Nu tai taip, nes žiūri serialus. Ne, dėl to nes darbą turi, tai dėl to laiko. A, jie dirb darbą, ne? Nu, dar iš kauno važinėjai, ble. Su avim sėdim, kur. Jisai ir ne. Ai, vilkas pas avis atėjo. Tai ką tu galvoji, mes čia galvos nuleidęs sėdė, ble. Eik, tu, na. Tu galvoji, kliauninkus atėjai. Tu galvoji, kad mes jų uždirbom iš komedijos. Nelaiko pradėt komediją galiu. Nelaiko pradėt. Aš net būčiau nepradėjęs. Jau reikia pasiduoti. Siūlai pasiduoti. Ble, nepasiduoti, bet dirbt toliau. Toliau, tai kad? Jo, savo oficiniuose ar ties komedijai? Jo, kalnai ofisas. Pilnai ofisas. Tai manęs, ble, dabar klausė vadovo ir noriu karjerą daryti, sakiau ne, tai ble, reiks perkalbėti dabar, kad noriu. Ble, jo, sakyk, kur kelkit man pareigas. Renkit ten, kaip ten pakilt opsiją karjeros laiptais, ten, žinau, yra tipo tie, kas savaitę daro analizę, kas geriausiai padarė, tipo... Aš negalėčiau kažkam vadovauti, aš neturiu kantrybės, taip. Man šis darbas... Šiaip sunkiau.
Vadovauti yra sunkiau. Taip. Aš niekada Nes tau pisa prodą ir tu pisi prodą. Aš niekada nesuprasdavau, tipo, aš atsimenu Amerikoje, kai dirbau tam dispečeriu, karočiu. Na, taksi. Ne, dispečeriu. Logistikai. Logistikai, jie tiesiog man davė ten 6 furistus, blėkmedukus ir aš derinu su brokeriais, skambinėjau deals joms, žinai, derinu, visi kažkokie. Tai, tipo, atsimenu, būdavo mūsų šefas tenais, ne, jis ten jaunas, gal 3 metai, žinai, bet visai parindavos, tipo, ble, čia pizda, išeisiu, sako, dirbti, aš mechanikų ten į dirbtuvės apačioje turėjom, kur ties fūras taiso, žinai. Išeisiu aš ją apačią dirbti, na, čia perleisiu kurvą tėvui, žinai, savo visą vadybą užpysą. Kaip tu kurva, kaip tu gali užpystų, tugi viršui, esi tik... Nieko nevykti, tipo, tiesiog, blėt. Bet ne, pasirodo, jam 10 kartų daugiau darbo, nes jis... Ne tai, kad mes visi turim po 5 furistus, o tada gaunas, kad jisai turi sudėjus ten tos 30 furistų. Nes viskas turi perį ir dar mes, tipo, mus turi prižiūrėti ten, eiktų, na. Daug atsakymų. Ir ramiai ten visiškai, blėt, ten gaunasi, kad, nu, tipo, Jonis, tu esi, tu tau pisa protą, tu pisi protą, jie pisi tą protą ir tipo gaunasi, kad mum irgi ten, pažiūrėjau, ateina vados, pisa protą kažką. Nes aš tai pradėjau dirbti dabar prieš 3 mėnesius tik tai, nes aš, nu, tipo, gyvenau už komedijos. Jo. Bet biškai daugiau iš norisi, žinai, dalykų, tai dėl to ir gaunasi, kad, nu, blėt, man štukos 3 nebeužtenka, žinai, tipo, iš komedijos. O iš komedijos štuką gaudavai mėnesį? O čia dahuja. Aš išėjau už darbą, kai aš gaudau už komedijos 600 eurų berods. Aš pilnai išėjau. Ne, tai čia labai infliacija dabar užtenka. Ne, tai aš literaliai, aš šamboms sėdėjau ir barakį gyvenau su tarakonais. Aš tiesiog pasiėmiau pigiausią nuomą, kiek įmanoma, absoliučiai nieko nepirkau. Kiek mokėdai nuomas pigiausias, tik įmanoma? 200 mėnesį. Nu, jo. Bet čia Vilniuje, tai čia uždyka, bet... Jo, bet prastai, žiūrėjau. Nu, tai aš nemanau, Aš pasakęs 2 kartų, man kaimynai narkomatai, prie trep house'o gyvenau. Vis man kaimyns pastoviai degdavo būdus, kad 2 dienas. Kas sėdėjo? Nebuvo rankenos duryse, tiesiog pragaras pastoviai durys. Pas juos ar pas tą? Pas juos. Pastoviai dūmą eidavo į koridorių ir pas mane. Ir viduj būdavo 10 žinių ir ant tų žinių tiesiog narkomanai galėdavo ir pyzdavo. Čia krasnūkai, karočiui, mūsų barakuose, prie gerosios vilties, prie reabilitacijos klinikos narkomanų. Sakyk, nes aš tai... Tada viskas aišku. Tai ten kur netoli Lastausko dabar, kur gyvena. Tai tavo patalpas persijai. Jo, tai ten žiauriai būdavo, žinai. Ble, paną irgi vedės, atsimenu, vedos paną. Ten ir ten, ble, šagint gali. Išėjau viskas gerai, žinai. Parsivedu, ble, iš deito pas save, žinai, sako, ką kažką, žinai, padėsi. Citrinos pagreiti. Einu koridoriui ir žiūriu kraujo lašas vienas. Antras. Kuo arčiau iki mano durų, jau tada balas kraujo. Ir Marelis to... Jo. Žinai, žiūriu, grindis krūvinos, lubos krūvinos. Prie mano durų, nahui, tiesiog bala kraujo ir mano durys visos kraujais nuėjusios. Tavo durys, da. Į mano durys. Ir aš toks, nėra žinau, aišku, kas buvo, nes mano kaimynas plius tenais, jisai dažnai skalubą rydam būna. Tai pastovi būna, aš 3 naktį sėdžiu, pas mane koridorių riksmai. Tai mano duris kažkas daužo. Pažiūriu pro durų skylutę, mano kaimyno narkomano galvą paėmęs barygą, daužojo galvą į mano duris ir skriokė jam klaipai. Čia kaip iš filmų. Aš turėjau telefonę nufilmavęs senam, ble, dar per podcastą rodžiau tas iškarpas, kaip per skylutę filmuoju. Tas fišajus lentas ir daužo galvą į... Tai žalvai visą atitraukė. Ir aš toks, tai žinau, aš savo lengvai paaiškinu šitą, bet žinai, pirmą kartą mato, pirmas deitas. Aš veduosi į baraką, kur mano sienos kruis ir tai, kas čia. Ir filmą filmą. Sako, čia... Barokėdus išpylė kažką. Tada parsivedžiau ją į chatą, tada turėjau 20 minučių aiškiai lorą visą. Kas čia gyvena, kodėl, kad dega kas 2 dienas, kad mentai važiuoja. Dar baris tenais būdavo sėdė, karočią, tarkim, aš čia, kaip pas man tas režimas, 6 ryte nagoti einu, tu vis tiek ilgai nemiegi ir būna sėdė, kai 3 nakties prie kompo. Visok ten tas kambarys, tas barakiukas jis vientisas, žinai, nėra sienų nieko, tu matai duris tipo savo. Išėjimą tą iš chatos ir sėdi. Ir jeigu be ausinių sėdi, girdi rankinų durų. Tikrina. Ir pastoviai, tu sėdi ir kažkas naktim bando veikti tavo chatą. Čia pizdas, čia viskai tu ką papasakai, čia filmas yra, tu prasme, per begėdį tokius dalykus, per begėdį vėl tokius dalykus matydavau. Gerai, o tai pana nepabėgo, kai tu paaiškinai viską? Pušami. Jo. Dar grįžęs sako, blogas draugai. Atsimenu vėl,
jei telefonas baisiai spaminas, žinai, sako, kas tu čia taip rašinėja, tai tipo, jis ten ding. Sako, ai, nieko draugės rašo, žinai, tipo, vis tiek pirmą kartą su bičiu, čia jau klausia, ar normalus, tipo, ar viskas. Kas tai man normalus dar ką, tai bičiu. Sako, nu, tai parašysiu, kad kraujo balas buvo, bet, tipo, normalus buchuodas, žinai, tipo, viskas gerai. Tai, blėjo, ten panas vestis, eiktų, na. Bet šiaip seniai, ta prasme, kaip smegenis turėtų pisti, visą laiką tokio neuromuojasi. Ant įtampos, taip kalėjim. Aš kažkaip, aš labai greit pripratau, nes, tipo, žiūrėk, aš į ten atsikrauščiau iš geresnės chatos šiek tiek, bet žinai iš kur, aš kai išėjau iš komedijos, kur gerai reikia pis downgrade dabar, ar nebegalėsiu tiek įsimokėti. Jis iš darbo. Kai išėjau iš darbo, reikia pis prastesnę chatą. Bet prieš tą chatą, kur aš gyvenau, tai aš gyvenau prie Halės turgaus tokiai kamurkiai, kur yra tas kurvų trikampis, kur išeini pro į kiemelį, iš bromo ir iš karto stovi tos prostitutės ir narkomanai. Tai iš tokios vietos atėjau. O prieš tą vietą aš gyvenau Šopėno gatvėje ant kampo prie Čiliako, kur irgi narkomano trikampis. Tave traukia, tai tu normalesnę chatą perėjai, kad čia dar dirbdamas, organizmas turėtų galvoti, kas čia kur vyksta. Tu traukai, kad gal pistai barašas. Aš savo tipo dar giliai, žinai, bet man jau nebebuvo to šoko. Nes aš Vilniui nuo pat atvažiavimo, ten, tipo, žinai, aš vien dugneną. Ir mūsų taudžiauninkai sudina, kad darbus turi. Tai va, žinai, tas ir yra, kad jūs, tipo, norite gyventi patogiai, žinai. Man nebuvo to. Tu norėjai, yra. Aš kalėjimą paleistą, žinai. Aš galiu lauką. Aš galiu, kada noriu išėti lauką. Tu džiaugies, kad gyvas. Aš galiu būti laukia, kiek noriu, mane nieks nepasaprotina. Aš galiu gatvį, va, dabar stovėti. Ir būt. Tiesiog, jau gerai. Ten mes Vilnių, ką man atrodo, kad TV bokštas benamikas. Aš kalėjimo išėjęs, man sės narkomanais dar geriau. Jo, dirba taip, kai tokį, kai iš tipo... Aš suprantu, aš Kažkas tai... Po Vilniui tad nėra, taip ir sumitam, žinai. Tik tada hujova, kad turėjau pats susirast maistą, nes šiaip tai 3 dienas maitindavau iš kalėjime. Tai biškiau 3 dienas, ne 3 kartus jo. Jau biškiau. Aš nebuvau studentas, bet tipo, aš nieko nebaigė, žinai, bet aš gyvenau tai ir kitą studentą dėtą. Dar blogesnė. Ant greičiai, žinai, viską. Tai pusfabrikas, perki pročią. Ką tenais? Kur pica kėpiesi mikrobangė, kur aš atsimenu tai darė. Žuvis prištėlis, eik, tu na. Ir žinai, mano mainstas būdavo, blėčių, žuvis, čia sveikai. Kur žuviesnė gal 22%. Ir aš ten džiuvėsi valgai, tu valgai šaltą džiuvėsi, ten maistį. Ai, o tu net nešilydų? Ai, ne, aš turnas šildė. Kurva, jisai pažiūrėk, kaip galvoja, kad na, bet orkidės nebuvo, mikrobangės irgi tik keptuvai viską. Aš jau šiaip mikrobangės, bet to, žinai, kiek jau kelių metų eina be mikrobangės. Nu tada, kada iš tėvų išvariau, tai čia man buvo 18 metų mikrobangės. Bet tai, nu, pavyzdžiui, šiaip frailį, bet aš turiu frailį. Dabar turiu, karočią, bet to atsinaujinau, atidavau seną ir frairį Arensui, pasiėmiau Ninja ir frairį Dual 9,5 litro su 2 tais. 9,5 čia daugiavaikį šeimą. Šiek nereikėt telpa, jo, tai yra... Aš susipirkau šių karas, kad jau didelį. Milžiniškas ir frairis, 2 skyriai, vienu metu gali kėti bulvės vištą arba ten beleka. Stopailai. Yra sync modas, gali susinkinti būdų skyrius, kad taip pat vienodai šildytų arba keisti nustatymus. Yra reheatas, defrostas, roasting optionas. Tada, karočią, nusipirkau ledų mašiną Ninja Creamy Pro Deluxe. Picos ambasadorius, proteininis, karočią, 300 su viršum eurų. Tada nusipirkau 7 viename Instapoto, kur gali stybinti daržovės, kepti faršą, daryti guliašą, virti ryžius, karočią. Čia ne tas, kur būdavo pas mamą visą laiką, kur kūro 1, 2, 3, 4 tokie. Čia panašiai tik, kad mažesnis, mandresnis. Šitas, belikiek tam štukom kainuoja, net nesakysiu kainas, nenoriu žmonės gyventi. Ką tik pasakė Ninja, bet tada, ką dar nusipirkau Ninja Blenderį, žiaulė huieną su AI funkcija. O tu kitų kompanijų nepripažįsi, tik Ninja. Dabar kol kas jinai geriausia. Vieną geriausia. Jinai yra geriausia. Jo, žiauriai gera. Tai dabar susipirkau virtuvę, o dabar pas mane greitį su vyrimu baratą. Ar nebei, kad širikieną to palės vieną iš tų. Eik, kur blėt rungėlą, tu iš darbo neišeisi visas. Aš dar turiu šansą, o tu jau matai. Susitupinau virtuvę, pas mane dabar atrodo kaip per, blėt, nežinau, ten tos... Stalviečiaučių neliko, pas tai, kad yra vietos, žinai, viską gražiai, tipo, susidėliojau, kad būtų vietos, nes dar vis tiek, blėt, sveiki valgau, vapšė miestė nebevalgau, pats viską gaminuoju. O užsisakiniai? Ne, tai aš negaliu sakyti, nes aš Macrofactory appsą turiu, aš vedu kiekvieną kaloriją, pas mane maistas susvertas, kur prėskami sveriu žymios kalorijas. O, čia jau na. Jo, čia jau
Lygis, jau čia lygis. Aš žinai kaip lygina, jeigu bičias jau verda vištieną, tipo, jau nafu yra. Jau čia yra kalorinis aliejus. Tai aš žinau, bet ta prasme esmė, kad yra, nes, blėt, nėra skani. Tai aš steiką, žinai kaip kepu. Nu. Aš kepu steiką, karočiui nusipirku filet mignon. Dabar dar be to dar nusipirkau stainless steel peną specialiai steikam kepti. Minimum 9 eurų. Ir dar nusipirkau termometrą steikiu, kad matau temperatūrą, kad tobulą medium rare galėčiau kepti. Ir kaip aš kepu, kadangi aš taupau kalorijas, aliejus, belikiek šaukštas aliejus, jeigu įsipili šaukštą aliejus, tai praktiškai gali nurašyti 205 gramų. Tai gali puriškiamą tipo pirkti. Tai va, puriškiamas aliejus ir kaip aš darau, aš paimu tą steiką, žinai, tenais nušluostau, tada karočią papurškiu vieną kartą greit, per viršutinį sluoksnį. Ištepu teptukų gražiai, išmarinuoju, tada aperčiu, vėl papurškiu, 2 papurškimai gaunas 16 kalorijų, po 9 kalorijas, vienas papurškimas. Kur tu žinai, kiek sekundžių turi laikyti, kad kiek kalorijų? Sekundė 9 kalorijas, tada parašytam balkutį. Ai, parašytam? Jo. Čia grinai tokiem kaip tu sutver. Tai ant tiek yra pas mane kalorijų, kažkur tepu teptukų aliejų. Bet tai tu katini dabar? Jo, jau daug 4 mėnesį. Okay. Tai, žinai, čia insane katinimas, aš visiškai žiauriai ilgai, dar mėnesį pakatinsiu ir daugiau užteks. Vėl balkinsiu. Jo, bet dabar irgi visai bus kita sistema, eik, na, čia žmonėm kaip neįdomu žodžiu, aš kai dabar fitness afrikas pasidaręs. Blėt, skamba tai labai, jeigu tu blėt turės komisijai. Bet darysiu reverse diet, tai reverse diet yra toks dalykas, kad tu iškart netaptum storas šūdas, nes dar vis tiek daug idėjų, žinai, nenori iškart išstabėti. Tai tu būni kalorijų deficite ilgą laiką, tau reikia sužinoti savo naują maintenance kalorijų normą. Bet išlaikyti. Jo, kiek kalorijų suvalgyti, kad išlaikyti, dažniausiai tepsi blogai, tenais rodo nesąmonės, tai tu tada baigęs ryškint, tu keli kalorijas kas savaitę po 100, tai pakeliu 100, laukiu savaitę, žiūri, kas vyksta su svoriu, jeigu toliau krenta, reikia dar kelti. Kol dainu iki tokio taško, per kokias 3 savaitės, kol svoris nei auga, nei krenta, lieka. Tada žinai savo maintenance kalorijų normą, tada paleitas kalorijų normą šitą, dar dadedi 200 kalorijų ant viršaus ir jau pradedi auginti svorį. Vadinasi, clean bulkas labai lėtas, 105-200 kalorijų ant viršaus ir taip augini svorį labai lėtai visi laikydamas. Bet gaunas taip, kad tu jau viskas, tu visą gyvenimą kalorijų skaičiuoji. Nebebūna, net ir ant maisas tu nedarai, kad tu čydėjus iš vis ir nesąmonė. Cheat mealą gali turėti vieną savo. Yeah. Nes jeigu padarai vieną čydėjų, tu bendroji sumoji visos savaitės kalorijų, tu būni žiauriai spiloverį žiaurų padarai ir gaunas, kad sekančias kokias 3-4 dienas tu net nebūni fat-burning mode. Bet tai čia depends, tipo, kokio tu stiprumo užsiemi to apskritai, nes tu čia kaip pasakai, tai tu ten tu pas tai cheat mealas ir jaučiu nezaibys, aš ne vien mindsetui. Pas mane, ne, aš darau cheat mealus, aš su 3 gabaliukų suši vieną kartą savo. 3 gabaliukų suši? 3 gabaliukų suši. Bet tu darai vienu kartu, ar tu gali... Kartais valgau. Ai, ne? Nes tu gali splitinti, nes vis tiek savaitės gali kalorijų. Aš mėgstu vieną kartą, žinot. Bet tu normalių kūrą, ar tu kur irgi, blė? Sushi masters. Ai, tu normalių, ne? Okay. Tai vieną tokį savaitę sauleidžiu pasimėgau, žinai, tipo aš galiu ką nori valgyti, bet, blė, sushi išsėdė dabar. Ne? Sushi zaibys, nėra. O burgerių, picų, tai aš ant tiek ilgai jau, blė, sėdžiu ant tos veikos dietos. Aš nebegaliu, aš tipo žiūriu į burgerį, pizzą, man jau toks, blė, tipo čia nuolis. Jo, aš jau man nebėra, net aš nebegalvoju. Okay, o yra kažkoks end goals, tu turi kažkoks... Aš turiu sakyti, kiek tu žodį darai. Ne, tai čia tiesiog gyvenimo būdas. Čia tiesiog, na, tu arba tu sportininkas, arba tu storas šūdas, arba po... Ne, bet būna, pavyzdžiui, kad tarkim, čia dabar tu pasakai, tarkim, kad ten va matuoji pridėjai po 200 gramų, tipo visą kitą, tai čia yra, tipo, kaip ir sluoksnis, aš suprantu, tipo, tu augini, katini. Čia taip visą gyvenimą aš taip būt, nes, pavyzdžiui, yra, tarkim, aš... Nes man sėdėti vietoj nėra neįdomu, tipo... Jo, bet yra kiti, kur palaiko tiesiog, ta prasme. Gali palaikyti. Tai aš paklausiu, tu nori toliau. Ne, aš dar išpauginsiu, nes, bet skau dabar tas auginimas visai kitoks bus, aš nebeišpamsiu, žinai, aš nebe... Nes seniau būdavo, kad drastiškai, ne, taip jo, nes tada vėl vilkinį ir tu visi valgai beleką ir tu tiesiog storą šūdas palieki. Tai dabar tiesiog griežtai viską darysiu, tiesiog bandysiu visą savo likusį gyvenimą būtent griežtos, sveikos, geros mitybos. Okay. Bet tu čia, pavyzdžiui, kalbėjai, kad ten išpamsti kaip šūdas, tai čia yra dirti pulkinimas. Jo, nes aš, pavyzdžiui, kaip auginau svorį, tai aišku, mane nepažeisiu, kad dabar tik tai to, kad tik svorį auginau, bet aš, pavyzdžiui, sportavau su to insane looku. Tai gaudavosi, kad aš sveikai visą laiką maitindavausi, bet aš ėsdavau belekai, kad naktį keldavausi, kad pavalgyti, žinai, tipo, bet jis būdavo, tipo, nedirti bulkinimas, nes tu prieauginiai raumenis. Nėra skirtumo, apskritai, žiūrėk, pasakys taip, nėra skirtumo, kad tu valgai. Aš galiu mesti svorį, jeigu nori į savo Macrofactor, tai bano susivesti sneakersus. Aš galiu ant sneakersų literaliai mesti svorį. Nu jo, nes kalorijų tu tiesiog nėra skirtumo, svarbu kalorijas, tai tas dirti balkas, clean balkas. Čia esmė ne ką tu valgai, ar tu sveikai, ar tu pizzas ar burgeris, o esmė tiesiog kiek kalorijų suvalgai. Yeah. Tai clean balgas yra, kai tu valgai 200 kalorijų
200 pėm, 100 pėm virš savo maintenance normos, dirti balkas yra kaip daugiau. Bet tai proteinas vis tiek dar yra svarbus dalykas irgi, tu negali, jeigu tu ėsi blėt nesąmonės ir ėsi tik... Surinksi vis tiek, žinai. Ane? Surinksi, jo. Okay. Čia įdomus žodis, aš galvoju, jeigu tu, aš, pavyzdžiui, suvalgysiu, blėt, dahuja vištienos per dieną, žinai, ir aš suvalgysiu dahuja kebabų tipo, tai, nu... Bet kebabai turi mėsos, turi proteiną, burgeriai turi proteiną. Aš tai, pavyzdžiui, nematau, ko burgeris blogai. Jeigu yra 100% jautina, pavyzdžiui, bandelį nezaipys yra, bet jeigu padažai... Tai man, kad burgeris nėra blogai. Tai jo ten dahuja riebalą, tipo, bet iš savęs, tu gali kurą ten karts nuo karto ir tas mako burgeris, pys tiesiog... Jeigu tu meti svorį, to bus mažiau likę kalorijų valgyti, nu, tipo, jo, nu, tai čia tu gali tortus ės, blėt. Čia šitą žinau, man seniau, aš kai tik pradėjau sportuoti, man čia buvo nahui, kad tu, tipo, gali tiesiog tortą valgyti, bet jei tu neviršini savo kalorijų, ten 3 gabalų ir kiek, tu vis tiek... Bus sunku ant torto, žinai, būti deficite, nes visi gabalą, apsiu, tu visai dieną dabar. Turi laukti kitos dienos. Tada špinatų, taip, užkandiniai špinatų. Ne, bet tu šiaip savijautą nekokią, aš susituoju vien tortus. Ne, aš sveikai valgau dėl savijautos, vien irgi, žinai, daug pagerėjai savijauto, eik tu, na, blėt, sveikai. Bet tai negeria, ne va čia. Aš negeriu, aš neberūkau, na. Tu neberūkai? Geriu, neberūkau. Veikų nečirk nieko viską? Ne. Stengiu. Galvojams išgali. Jo, tai dabar, jo, atsigavau, nahui. Lygis atsiprašau. Lygis, jo, vasara, kažkaip jo man... Čia kaip vasara, tik visi atsipalduoja. Ne, man žinok, man kaip pavasaras prasideda, man pisa ant perversmo. Ant motivacijos jo žiemą toks labiau būna. Tai tu palauk, nuo pavasario pradžios, nu, tipo nuo pavasario pradėjęs, ne, šitą visą... Kada aš pradėjau koks mėnesį prieš gegužę. Prieš gegužę, kas eina? Balandis. Tai jau balandžio. Ok. Nu balandžio iki dabar. Ble, smagu, eik tu, na, pasiešyti. Turėtų būt. Aš tai dabar jaučiu kaip šūdo krūva, nes aš šiaip visą laiką ten, žinai, po džymą einu, sveikai maitinus, taip toliau, bet dabar nako, mėnesį pusantro kokio, nie sportų, nie maisto, tai iš viso, tai... Nu, nes tiesiog, tipo, atėjo vasarą, visą kitą, čia dahuja visokių važinėjimų, kuro ten taip toliau. Nu, čia, žinai, galiu teisinti. Nu, čia aš irgi važinėjau pasloju. Nu, tai jo, tai aš sakau, tai čia, jeigu nori, gali. Dar Patreonai, dar viskas. Jo, nu, bet tai čia aš dar sakau, jeigu nori, gali. Nes užtektinai nenori tiesiog. Nu, čia, žinai, čia nėra pasteisimo, kodėl ne. Jo, čia pa žmonės būna tas jau. Nu, tai vasara, žinai. Kas vasara, kur varai, gert, blėt, augint pilvą, estrogieną, savo spenius nugarusius, nahui. Bulk, pistos, kūro, įbanos, kiaulienos, blėt, šišlykus, nahui, riebalais pertekusius. O pas tą nebenukarės penydami? Be, pas mane, man reikia operaciją daryti. Ai, gal taip. Aš pas aš visur ryškus, pas mane visur gyslas. Gainom pas tai taip yra. Kaip gainom? Gainom, jo, man reikia operaciją. Tipo, nesportuojantis žmogus mane pamatytų, tipo, be maikės, žinai, ten, taip net nepasakytų, bet, tipo, tie jau kas eina į salę, kas žino tos dalykus, žinai, ir toks, o, jo, pasikaitė yra, žinai. Tai, tipo, toks, aš dėl savęs spysiu operaciją ir viskas daugiau. Man kaip debilų išvers, gaino, tai čia yra kas, ir kad tiesiog to prisipilti. Pieno liaudas ištinusius yra po speniais, net ne pieno, genial glands vadinasi. Tai tiesiog, nu, nereguliuojamas estrogenas įsivysta, bet pas mane, žinai, tas gaina buvo nuo 16. Nes ten perifo live irgi ten rodė fotkės, aš kur 16 metų. Ai, kai kūdas buvo įvykas. O, pas man tie speniai visai, čia tiesiog kai kuriem būna nuo... Nu, pavyzdžiui, pas mane nėra, visą 10 semų speniai. Ai, jo, pas jį labai mažiausiai. Tai čia priklauso viskas nuo brendimo, žinai. Bręsti, hormonų fluktuacijos didžiulis būna, vieniem įsivysto, kitiem ne. Tai man tačiau jau aš visi... Atsimenu, kai pradėjau bręsti ir tai kūra tabletės tokios būdavo, naftas peniuose ir atrodo durų, bet kuinė kažkur atsirado. Aš nebeatsimenu. Brendų, kas man buvo, žinau, kad daug drošinau. Dabar daug drošinau? Ne, kaip brendų, tavo tu nebedrošinau. Ai, nebereik. Ne, kažkaip buvo... Nėra laik. Jo, dabar nebeapsikrauna, nebrošinau. Reikia visas gaininti. Krušies, dabar krušies. Krušuos bet irgi minimaliai. Jo, nes kalorijos per daug sudegins. Jo, kažkaip, kai pradėjau mėsį svorį, dingo mano savidraivas. Ai, dingo, nebeto. Tai čia nėra, bet moksliškai turėtų būti paaiškinamas tas dalykas dėl testosterono ir taip toliau. Jo, tiesiog, nu, tavo kūnas overloadė yra įsirūpinas kitais dalykais, žinai, kai tu esi to badavimo praktiškai būsinai. Tai nebenori, nebegalvoja apie seksą, bet man tai kujenai, už pizdą. Ant tiek švaresnės mintis dabar, švaresnės. Jo. Šitam pasitaisęs mintis. Aš tai iš pradžio draugas su benami šneka, kur norėčiau į tėvus. Viskas nuodalė, čia žemiausias sluoksnis. Jo, padėjo. Tai gyvenimo tarp, o kiek gyvenai laiko tarp tų narkomanų visų, kada čia persiūsti gyvenimą? Kada pasikeitė viską? Bliavo, kada, kai... Ai, kai susimečiau su pana ir kartu įsikėlėm gyventi. Ai, tai čia buvo... Po kelių metų Vilniuje aš galvoju, blėt, gal po kokių 3 metų jau iš to pomžo.
Nes taip jau ilgai. Man tai supistų, aš labai emocijų žmogus, man labai visą laiką kurva, aš jeigu šiaip pamatau kažką, aš kurio 5 dienas galvoju ir taip toliau, tai aš va tokoj vietoje, aš esu buvęs nebarakose, draugų pas mane būdavo ten, žinai, krūvos, bet blėt mane kaip veikia, aš negalėčiau iš tokoj vietoje pagyvenčiau seniai. Pas mane ilgiau hatų užuoldos užtrauktas ir tamsu, aš išprotėt daryti. Man depresija dasideda, tai man šiaip sunku buvo. Jo, jeigu nepratęs, dar labiau žinėsi. Nu, bet tu žinai, tipo, jeigu tu irgi gal bibi žinau, bet tu, pavyzdžiui, panevižino, tai normaliai gyvena tus namus. Ble, nu kaip tas normaliai, tipo tam, ble, ten, kur aš gyvenau, tai žinai. Nu, ne barakas. Ne barakas buvo, bet rajonas ne pats geriausias, toks gan average. Daug plazinių durų būdavo. Bet žiauriai, jo, buvo, bet, nu, pati aplinka, tu taip pat supranti. Ne, nu tai čia jo. Žinai. Bet tavas metu grįždavai namo, nu tai jau tai saugus, taip, tom savo, žinai, kampelį. Nu, jo, bet... Nes čia tai jau šnekai kurva per ranką, žinai. Jo, bet mes ten irgi panemžino, tipo, mes tik įsikraustėm, žinai, mane mama jau, kai mažiukas buvau, mokindavo, tipo, dahuja vagių, visada, kai būni namuose, ypač jeigu manęs nėra, įkiši raktį, duris iš vidaus, šono pasakyti, tai visokius tokius darydavom. Aš tai žinau, tai jaučiu gerai irgi neaugęs labai dirbo, bet jo, okei. Nes aš galvoju, norėjau privesti prie to savo pertrauko, kad jeigu būtų, tipo, nesidėjęs Vokietijoje, tai gal būtų, žinai, tau būtų buvęs baisesnis šitas dalykas, nes tu tiesiog buvai pripratęs prie to ir tada jau... Jo, tai šiaip iš tos, žinai, irgi aplinkos, tai panevižiai irgi tokia hardcore'inė aplinka, tai kaip įsi Vilnių, tu toks, žinai, kad ir tu gyveni tarp tų narkomanų, tarp tų bomžų, bet tu galvoji, nu, tu vis tiek išsprendžiant atstovėjas. Tu tipo, čulekai, šalpidas, kai šima ką padarys tą Vilnių, žinai. Tarsi tu visiškai nebijai to Vilniaus, tu galvoji, čia Grūdintas. Jo, tu ką čia, kur, tai narkomanai, bet ant hero sėdė, žinai, suprašau, ant stėrų būtų sėdė narkomanai, žinai. Blogiau. Tikrai būtų, nu, pavojingiau, žinai. Dabar, kai ten pripisi tas fentas, žinai, nudautinas, ten daužai. Taip, labai. Jo, pisis priktas, žinai, griūna. Ble, man narkomanijos laiką būdavo baisu, nes mus vaikščiodavo toksai naratyvas, Marijampolė atsimenu, kad tau įbėsada, tai... Jo, ir kad tu, ne kad žifo, kad tu priprasi ir tau reikia taip ieško, tipo, žinai, ir aš paskui primečiu, ble, jiem patiem kainuoja. Čia kaip piramidinė schema įdarė. Jo, kad įpisa, tipo, ir... Pas mus darydavo šitą irgi, bet jeigu žinai, kaip žmogaus kūnas veikia, tai čia toks miknausens. Nes, kad tau įbestų kurvadą, tai narkomanas, jis turėtų būti, aš nežinau, blėt, kurva Ibanas, Robinas, Hudas, ta prasme, tokio taiklumo, ta strelytė turėtų šaukti reikia tiesiai į veną. O tai neįpis į veną, tipo, tau nieko? Nereiks, tau net nieko nebus praktiškai. Arba tu ten bus kažkoks, nu, infekcija, arba kažkas, bet tai, nu, tipo, tu turi, grinai, čia yra... Bet tu čia kalbė apie... IV drugs, Hera, Fenta. Visi leidžiami yra IV drugs, tai yra intravinius lai. Gerai, bet pavyzdžiui, živ, tai tada jeigu įdurs, tai tu pasigausi živ, tai... Ajo, ne, živ, tai... Živ kalnamoji, jūs ten pabučiuotum. Jo, ne, Kad pabučiuotum, vienamis užtenka. jeigu pis alkoholą su živ, tai ir šansų, kad pasigausi, bet irgi labai mažai. Živ sunkiau negu žmonės įsivaizduoja. Palauk, man atrodo, tu buvai daręs testą ir kažkiek ten reikia surinkti taškų, ne? Jo, tai aš visiems sakiau, kad 3% živ turi. Man rodė 3%, bet čia pasirodo, sako, rodo. Ne iki galo geras. Jo, bet aš jau užsilaudinę beveik žinai. Jau laudinę. Bet ne, čia pasirodo tiesiog neigiamas toks vėl. Aš esu testą, aš paskaičiau, esu nuo AIDS ar palauk nuo živ irgi, kad tuos neištėjau, tiesiog man jau pas daktarė, tipo, sako, tu nuo živ pasitikrinai? Sakau, ne, sako, gali būti, kad tipo pūna galūnės, žinai. Sakau, ta prasme, ir aš priminčiau, kad prieš 9 metus su tokia Anglija pasaus ir galvoju, blet, biškai bus reikalų. Ir kad aš nuvariau iš karto pasimti testą, nes esi yra tie vienkartiniai greitieji, žinai. Vienoje vietoje neturėjo, buvo ta komiška situacija, kaip vis laikas, kad buvo, kad živ, tipo živ testą, davė kuro nuo baronos, tada turiu staukti ant visos kuro kioskos, bet nuo živ reikia, tada sako išparduota, sakau, turbūt labai populiari jėga. Tada nuvariau, kad čia pasidariau ant ėjo, nusipirkau tą, už 100 eurų. Živ popino dabar. Pasidariau už 100 eurų tą vienkartinį, kad čia buvo neigiamas, nuvariau ant ėjo, dar pasidariau už 5 eurų, buvo irgi neigiamas ir po 100 eurų aš pasigrįžau ir sakau, neturiu živ. Tai gerai, geriau žinoti, kad neturi negu tai turi. Pasirodo, ko jis Tokį gal, tai jeigu tipo nuo panos, tu žinai, ant kiek sunku yra pasigauti živ nuo panos, kaip įsiję per pizdą. Bet seniai, 15 metų inkubacija, sakau, aš galiu prieš 15 metų būti pisės paną, dabar sužinot per šipsą. Ne, bet prasme pasigauti ant kiek sunku. Nu jo. Beveik neįmanoma, ten tipo, jeigu pynis tu ten tas vaginas penetracinis, ten seksas, žinai, tas basic, ir panas serga živ, prasme. Tai tau pasigauti ten 0, ten 1, tas pas kas žaibo ginai mokino, tai kas žaibas nutrenka. O panai pasigauti živ, jeigu tu ją pisi ir tu turi živ.
Jai koks 4 kartus daugiau. Eik tu. Jo, bičiui nuo panos į pizdą pisa. Į putę. Jo, į putę, tai į kurvą į angarą. Į lesyklą. Į lesyklą, kurvą į inkilą, na. Į kurmiarusi, kaip sakė. Juda. Opa, Fake it till you make it. Grįžtam. Okay. Jo, tai o apie tas ligas, tai vad sakau, živ lengviausia susirgti yra kaip? Jeigu esi pana. Arba Ne. Jeigu gėjus esi. Dėl ko živ, tipo, statistiškai gėjai dažniausiai serga. Nes analinio sekso metu būna daug visokių, nes, subinė nėra skirta, kad atvatintų. Gerai pasakysiu, nepykit gėjai, bet, taip yra, žinai, subinė nėra skirta, kad atvatintų. Dėl ko? Jie turi iš jos išeiti, o ne jie. Jo, dėl ko dabar, paaiškinsiu dėl ko, nes dažniausiai bibybio dydis stajako nebūna labai subinį pritaikytas ir kai tu įkiši į subinę, subinėje vyksta visokių microtearų, microfracture ir prasideda kraujavimas dažnai. Tai va taip ir užsikriti to živ, kai vyksta kraujavimas per kraują. Tas kraujas patenka ant bibio. O tipo, dar aišku, jeigu bibys tavo irgi kažkoks sužaizdom, tada dar didesnis šansas. Apskritai, živ užsikrečiama yra per kraują, ne per seilės, ne per gleivės kažkas. Ne lašeliniu būdu. Literaliai per kraują. Tai dėl to per subinę tai pavojinga pystis. Bet dabar esmė tokia, kas analinio sekso penetracijos metu įtrunka, ar bibys ar subinė? Subinė. Dėl to didžiausias šansas užsikrėsti živ, tai yra, kai esi receiving end, kai tave pysai subinė. Čia šansas tenais, nuo visų kitų būdų sekso, čia yra, ten šviesmečiais, tipo, aukščiau. Ir galėjai pasakyti, kad 8% šviesmečiais. Subinėn duotis, jo, gal smagu pamėginti, žinai, gal norit kažkas sužinot, kaip ten kas yra, žinai, bet, blėt, pavojinga hebra. Jeigu jau jūs pisi subinė kažkas, tai jau maldaukit, kad bent 3 kandonus susidėtų. Nes arba piskit pleistrų į subinį iš karto, ten kažkokių gal yra specialių, aš nežinau. Yra šiaip gerų vaistiniai waterproofinių tų pleistrų, kur net vandens žinai. Bet iš vienos pusės tik tai saugas, kur. Tai ten pohai, tai kažkaip jos susijungi per pirštą, kiši subinė ir jaučiu prilimpa iš jūsų pusės. Aš nežinau, aš nebandęs. Apšašėja tada. Apšašėjas, neklauskit manęs, bet taip, o jeigu tu pisi į subinę, paną ar bičą, tai irgi. Ir tipo, jie serga živ, tu ne, jeigu tavo bibys nėra šešais nuėjęs tenais, tai jeigu skuties atsakingai, žinai, tai šansų, tipo, yra, nesakau, kad čia nėra, yra, bet mažai. Aš to dalykų tiek domėjęsis, nes labai daug esu, lytinių santykių nesaugių turėjęs, žinai. Tai aš šitą esu tiek prasiriserčinęs, pavyzdžiui, per oralinį seksą, kad kažkas susikrėstų živ, kai jam atlieka oralinį, kai tavo tipo čiulpė. Statistiškai, man atrodo, net nėra tokio atvejo registruoto. Nėra užregistruoto atvejo. Kai bičas pasigauna živ nuo panos, kuri serga živ ir ją, tipo, pisai pizda ją. Irgi ten tų atvejų registruotų, ten, dar paieškoti reikia, tipo, labai nedaug, sakau. Tai kai žmonės tenais pasipisa su pana ir iškart galvoja bičiai, kad o man živ dabar. Daugiausia šansų, kas tu gali būti, blėt, chlamydija arba gonorėja, ką gali žinoti. O čia dažnas atvejis. Čia dažnas atvejis ir... Koalas serga. Kaip? Koalas serga dažnai. Koalas. Jo, labai populiari lyga tarp koalų. 9% koalų chlamydija serga. Negali liesti, jo. Da koja miega. Bežionės, blėt, juda, tai žinau, bet kad koalas. Bežionės, jei neturi sarmat zoologijos sodą, nueini jau rakinėje vieną kitą. Kas vyks? Kas vyks? Koalų nepiskit irgi, aš nežinau, sudėtinga būtų. Šiaip iš vis nelabai visus gyvūnų, ne vieno gyvūno, aš nezaibys pist. Nors, net. Žiūrint, kur gyveni, žinai, kaip gyveni, kaip augi. Šūnį katę saugiau pyst, negu bet kokią paną išopimą. Šitai. Jo, tikrai konstatuoju. Bet tai gerai, žiūrėk, pavyzdžiui, aš kai neturėjęs vienos nakties nuotykių, tik tai su viena anglė, kaip, pavyzdžiui, tipo, jeigu panams šiešinė, tai be preziko vyniojasi, tipo, bleunėsi be preziko? Nes šitoks man tai labai pavojinga. Pas mane buvo taip, karočiam. Bibis įtraukė, va čia šašą, matai? Čia su viena buvo. Ne, jūs galvojate, blėt, aš pilnai sveikolis, na, aš rūkyt mečiau. O, prasideda, na. Rūkyt mečiau, bet pradėjau šitos pist. Ok. Tai, aš kažkaip. O kas čia, kaip čia vadinasi? Snusai. Snus. Danijoje žiauri populiarus, aš jau Danijoje prieš 5 metus kas antrą matydavau. Čia nikotino hačiai. Nes nikotinas man patinka šiaip. Ir kai jos pisi... O kūrote kaip... Ir kai jos pisi pašalina plaučių vėžio riziką visą, pašalina gerklės vėžio riziką visą. Vienintelis dalykas, čia aišku nikotino paučiai, ne tabako. Tabako paučiai gali gerklį. O kūro prakipo kaip?
Mentolo, ne? Cooling mint. Tai kas nu iš tų gali būti damage'as gams davo, tiem, blėt, dantenam. Tipo vienintelis per daug metų. Nu, bet čia iš visų koksų ir taip toliau, čia geriausia, čia blogybė. Jo. Tai, o va dėl tų, kas nebuvo apie lygą, apie bonastendus, ne? Tai žinai, kaip yra. Kai pasiemi paną iš klubo, tipo, bet preziko čia normalu. Visas bičiai su kandonas. Pradžiu visi pisas. Bet kai tu vieną kartą, užtenka vieną kartą pamėginti. Nu, čia tas pats, kas su fentaniliu, ar ten kažkom, žinai. Man patinka pas tai palyginimai, kur. Nu, tipo, tu vieną kartą pamėgini ir toksai, tipo, visai kurkydavau herą, ne? Visai kurkiau herą, rūkiau, nes, tipo, saugiau, mažesnis šansas priprastų rūkant herą. Rūkai tą herą, toks, nu jo, zaibys, ir tada vieną kartą pamėgini tą veneką. Ai, ir toks, žinai, pirma mintis, kodėl aš anksčiau čia nebuvau? Kodėl? Tai va, čia suputė tas pats, ne? Kodėl? Be kandono tas pats, vieną kartą neturi, žinai, kažkas, ar ten nenusipirkęs, ta pana neturi, toks, gal be kandono, tokia, nu davai. Ir tada įveini. Ir išeit nenori. Ir išeit. Šilumos banga, pirštai riečias, nahui. Kurva oda, širpsta, blėt, plaukai stojas visi ant viso kūno. O dar tu tik priengi, dar net neįdėjęs. Nekišai dar net. Jo, dar net tik bibips. Putė šilumą jauti to. Jo, ir toks gal, eik tu, nahui, kas čia dabar, kurva, Houstonai mes turim problemą, kaip sakant, blėt. Tai jei sukombainintum senį. Ir dar šitą. Čia iš vis būtų. Ne, irgi apie narkotikus aš juokauju. Jo, nevartokit nedalykit. Jokio forma. Jokio forma, bet esmė tokia, kad jo, tipo, be kandono tiesiog maloniau, aš su kandonu, jeigu aš noriu žiauriai ilgai pasipist, ten kies, blėt, noriu kardiją padaryti, žingsnių nesurimti per dieną. Nes per dieną kardiją nedarai, čia tik tai taip atsigrėbė, ne? Tik pizdamais. Ne, aš darau 12 štukų žingsnių dieną. Ai, darai, na gerai. Bet jo, ir tu nori ilgiau pasipist, tada jo, aš sėdėtų kandoną, žinai, nes su kandonu neįmanom nuleisti, vapšė. Tau. Man be kandono jau sunku yra nuleisti tenais. Pirmą kartą gerai gali per 2 minučių nuleisti, bet jeigu antrą kartą varai, nu, tai ten 2-3 valandas arba apšė, dažniausiai antrą kartą nebenuleidžiu. Neatsimenu, kada nuleidau antrą kartą. Nebeįmanoma. Bet su kandonu, tai tu gali ten varyti. Aš uždėsiu kandoną, aš net galimai apšė nenuleisiu. Dažniausiai tai būna, susinervini, tada toks, ai, nahu, nusiemi. Jo, vaibas dingsta tada ir toks nahui tada. Jo, ne, nusiemi ir dabar be kandono. Ai, nu, bet aišku, pavojinga, blėt, su one stendais, be kandono baisiai, nu, bet tai... Ble, aš galvoju, tipo, nes aš tai žinai, nu, tipo, aš neaugęs, negyvenęs to gyvenimo, žinai, Vilniaus, nu, čia po šiaip didesnio miesto, kai dar buvau... Bet tu iš Kauno, nėra, kad visi Kaune be kandono su vienien duoda. Nu, bet aš tame esmė, kad aš Kaune gyvenu tik 3 metai, aš prieš tai gyvenau Marijampolėj, tada aš gyvenau užsienį visą laiką ir aš 3 metai tai Kaune, nu, tai aš jau... Kaip keista, kad Anglijai neįdėjai. Tai judėjau kažkiek. Nu, bet tas, žinai, man 16 buvo, tipo, tai ten, žinai, nu, tai tas gaunas, kad aš prašokau tą gepą, aš jau paną turėjau nuo 18 tipo iki dabar ir gaunasi, kad aš prašokau tą gepą visą, žinai, tai aš tipo... Man 16, tai čia vapšė tokius dalykus net. Negalime net sakyti. Ne, 16, man jau dročint su nutirpusią ranką jau kosmosas buvo, žinai. O čia apie pisimą be kandoną panos, tai čia net pasvajoti. O tai nuo kada pas tai prasidėjo šitie visi? Nuo Vilniaus, ne? Aš 18 nekaltybę praradau, man atrodo. Jo, gal 18 su pusė. Su pusė, labai dar pusėm skaičiuodavau. 18 su pusė nekaltybę praradau. Tada Vilniuje atsikraušiau vapšė negau pist. Ir pirmus gal 2 metus ten vieną kartą gal paspisau. Ir tada, kai pradėjau daryti YouTube, tik tada pradėjau pistis realiai. Susiveda. Tu tik atsikrausiesi Vilnių, pradėjai YouTube daryti. Kažkaip galvojau, kad Panevėžyje jau dariau Panevėžyje, biški jo, bet žinai, ten dar populiarumą nebuvo, aš ten rinkau po 5 štukas peržiūrų, bet jau Vilnių įsivažiavo, prasimušiau ir tada jo ir atsirakino ir pasitikėjimas ir panas atpažindavo, žinai. Lengviau gauti. Man įdomu, kaip tavo pradžia su stand-upu buvo, nes tu jau prieš tai keldavai videkus tipo... Skečus darydavai. Jo, skečus visada darydavai, o kaip stand-upo pati pradžia to buvo, kažkaip sunkiai sekdavai. Čia jau čia pasakai dahoje kartu. 100 kartų, bet jo, pradžiai sunkiai buvo dahoje pirmus. O kaip tu, kas atsitiko, kaip tu prasilaužiai ant to tipo... Ai, blėt, kaip ten pala buvo... Consistency ski? Ne, kad aš gan lievai variau, bet gerai sutariau su Antanu Karosu ir Patraku. Ir jie kaip tik planavo daryti trupę ir važinėti per miestus, kad normaliai pirmą kartą pinigų uždirbti. Ir mes geri draugeliai buvom ir jie tokie, tipo, kažkaip pasišnekėjo, ble, jis gal turi potencialo, tipo, žiauriai stand-upino hujovai, bet juokingas iš savęs, tipo, žinai, juokingas gal atsiriš kažkada. Ir jie mane paėmė ir tada, kai jie mane paėmė, ta trupė, man kažkoks ar kaip spaudimas buvo, ar kas. Kad jau dabar varytų. Kad reikia dabar gerai varyti ir man kažkaip
ar pasitikėjimas gal net pakyla labiau savim. Ir tada kažkaip atsirakino, va, po to pradėjo žiauriai gerėti tiesiog viskas, kai man davė šansą kažkas, žinai, tipo. Jo. Bet dabar... Tau šansą tai reikėjo viską. Jo, kažkaip taip ir tada pradėjo gerėti. Bet žinai, tas gerėjimas, blėt, tu negali sakyti, kad tu gerai stand-upini, aš sakau, bent jau kokius 7-8 metus nestand-upini. Tada daugiau, 10, kur Amerikoje, sakau, ten bičias 10 metų prastand-upinės, jis dar save gan tokiu average naujokų vadina, žinai, tas learning kurvas stand-upo yra toks milžiniškas ir nesibaigintis, kad kai kuriem atsirakina po 10 metų, po 11, žinai, tai nereikia, aišku, nieką nusirašinėti, bet aišku, yra tokių, kur tu matai tam maikose, kur, tau... Jo, tau nieko nepaeis, žinai. Tokių yra čia tai iš anksto galim. 9%. Jo, bet plus matos, žinai, vis laik būna, aš kaip čia kalbėjau, yra tokių komikų pas mus ir šiaip tipo, kad, tu gali dahuja laiko daryti, žinai, tipo kažką, ir jeigu tu ten 10-12 metų darai, tu kažką vis tiek būsi pasiekęs, žinai, nes tu blėt įlipsi. Turim tokių, kur 10 metų dar hujovį varo baisiai. Jo, bet, ta prasme, jeigu tu lipsi, turi konsistenciją, lipsi kiekvieną kartą ir taip toliau darysi, taip toliau, tu kažko vis tiek būsi, žinai. Tipo, bet turim tokių, kur nėra. Jo, ta prasme, bet mes žinom, žinai, visi ir žmonės kažkiek plius minus žino, tai vis tiek, aš tą pointą turiu. Jo, tai irgi ne visada, žinok. Irgi ne visada. Ne, tikrai komedija ne kiekvienam, aš sakau, vis tiek turi kažką turėti ir gali 10 metų lipti ir šūdas būti. O kaip, o tai jis turi kažką turėti, kaip manai, kas yra tos faktorius, ką reikia? Aš savęs sakiau, kingas turi būti. Iš savęs? Jo. Man atrodo, vis tiek kažkokį turi turėti tą gyslę. Bet tu, dar aš paklausiu, tu, pavyzdžiui, impressionus tos visus, kur... Pirdų mytas, matos visus, žinai, tu darydavai nuo pat pradžio, ar tu atsirakinai kažką? Aš taip šnekėjau visą laiką, aš tos darydavau dalykus jau nuo vaikystės, va tokias huinės. Okay. Jo, aš kažkaip su draugeliais ten juokinį, žinai, kažką. Impressionų karalius. Ne per galvoj, tiesiog kažkaip automatiškai jau. Savim būdavai tiesiog ir viskas. Jo. Dabar gal irgi tu, dabar dar pasikeitė mano stand-upas, dabar dar kitaip. Dabar jau nebėra tų tokių, tos struktūros, tų bairiukų, dabar pisi vieną bitą 15 minučių apie vieną dalyką. Tokį vientisą... Istorija tokia labai, Ne kaip istorija, tiesiog ilgas vienas bitas. Bet jo, kaip ir istorija... Storytellingas pagrindė, vis tiek pastatė. Jo, ir kažkaip smagiau, žinai, turi ten tą bitą kaip pasbybė daktarė, jau ten reikia gaunas 13 minučių, blėt. Jau čia trumpiau buvai tu pas negu bitą. Jo, žinok, tai... Bet irgi nesrašymo būdas, žinai, skiriasi kaip seniau rašydavau, kaip dabar. Dabar ant scenos tiesiog pasirašau vieną žodį, einu pen mic ir ant vietos sugalvoju viską, žinai. Kur seniau rašydavai tiesiog žodį. Ir seniau repeticijos būdavo visą kitą dabar, tiesiog o repetuoji su open mic'e. Jo. Prieš lipdam tai open mic'ą repetuodavo visi seniau. Jo, tai ten kartojas, žinai. Jo, aš ir būdavo vaikštau kūro su pasiėmęs kočėlą, kur papirinės rankšlusis dedasi tą kūrą ir vaikštai po 3-4 valandas, bet paskui, blėt, pradėjau gauti tokių ten valuntį, sakė, kas, kad sako, blėt, per daug atkalė, žinai, tipo jau net ne. Bet čia irgi stiliai skirtingi, kai kuriem tas veikia, yra tokių karosas, va taip daro, pasitent sekundė sutaiminta, žodis į žodį išrašyta. Ir Sahujanas komikas, čia Lietuvoje geriausias būtų numeris 1. Anglijai, blėt, jis jau gerai pragyvena Anglijoje iš komedijos. Jo, aš matau, jis nedirba, jis pilnai, tipo, jo darbas yra komedija, full time karjera Anglijoje, tai čia levelis yra nesveikas, aš kai mačiau, kai jis stand-upina. Bet bičias to ir išvažiavo, ta prasme, literaliai. Čia nebuvo, kad jis tiesiog studijavo ir davai, blėt, būsiu komikas, jis to ir išvažiavo, kaip suprantu. Jo, jis Lietuvoje pasirinko Lietuvoje būti A-listerių tipo ir ten tada kilti ir būti, žinai. Tai šiaip kas pagirtina, maladėts bičias, tipo tikrai, žinai, man dar neteko gyvai susipažinti, bet manau, kad kažkada tikrai teks. Gal grįš iš tikrųjų, ką aš šneku, jis niekada nebegrįš. Okay. Bet... O šiaip, pavyzdžiui, dar kalbant apie savaitės rifą, čia irgi, nes aš, blėt, mes tai pasikvietėm ir paskui žiūriu, kad tu gal kur šešiuose, kiek tą podcast'ų buvai, kur per pusės 2 savaitės, žinai, tai jau čia daug būsi paskas. Bet ne, šiaip... Aš daug turiu ką papasakoti, bet aš taupaus, nes mes rifą to filmuosim, aš negaliu... Tai čia tokių išsenesnių dalykų gal. Šiaip buvo jūs savaitės rifė, dahuja svečių esate turėję ir dabar, tipo, ten iš vis pasisprogimas belėkoks. Yra, kur, blėt, nors vieną pasakyti, tai gailėjotės, kad pasikvietė. Oi, aišku, dahuja. Dahuja yra. Neminėsiu, kas tokie, bet tikiu yra, kaip nedahuja, bet yra. Okay, kur galvoju, bus ahuena idėja ir tada blėt. Biški ne taip, kur išeina. O čia dabar nesenai ar seniau, kai darydavai? Gerai, aš turiu klausimą asmeninį. Tave kai skuto per tą savaitės rifą. Ir tave nuskuto, tipo, trumpai ir patrakas kislek sako, o, į drungelą tu panašus. Jo. O tu įsižeidai tuo momentu, nes tu po to paklausai, o į ką kietą panašus. Ai, ble, bet tu buvai plikas irgi, ne? Ne, buvo trumpesnis pokas biškėjo. Ble, ne, man atrodo, nežinau. Aš nenorėjau šiaip būti tada panašus. Sako, įsižeidai. Ne, neįsižeidai, aš tiesiog nenoriu, nahui. Aš nenoriu būti į drungelą. Nu, nesąmonė.
Jeigu drungelai mane panašus būtų, tada jo, bet atvirkščiai tai nenoriu. O tu turi narcistiškumą kažkiek? Aišku, turi. Visi komikai turi, jūs visi narcizai. Nu jo, pilnumai. Tu nahui, visi kūra savanaudžiai, savimilos, narcizai. Tai joks žymus žmogus, neturėdamas narcisistiškų tendencijų, tipo, nu jisai neis į tą, kad, man reikia pasirodyti, kažką daryti. Visi komedijų yra jimani narcizai. Čia... Nu, nes pirmą eini ne dėl šaibų, čia jau daug ką pasako. Nu, jo, dėl šaibų gali eiti kitur, tipo, tu čia eini pirmą pasimtą tokį, žinai. Jeigu nesveikai didelį pas visus, tai čia tu turi šitą, nu, tipo... Tai šitas, tai čia labai matosi. O dar klausimas, o tu labai skiriasi, kaip esi už kamerų ir prieš kameros, tai prasme, tas charakteris tavo visą. Ble, ramesnis biški už kamerą, žinai, tipo. Bet dabar irgi aš toksai... dabar čia dar vienoks, žinai, negu rifė, nu, tipo, nes čia neapsikrauni, toks, žinai, aš žinau, kad čia 100 peržiūrus. Ne, kažkas tau. Nei ten labai kažką apsikrauni, ten renti, ten rėkti, kad putas driptų, žinai. Bet šiaip tai jo, biški sukelia ant kamerą, žinai, priklausomai nuo kontento, tipo paskirties arba ten koks kontentas, žinai, pas ką, žinai, palei vaibą prisitaikai, žinai. Jo, nu tai čia normalu, tai tu, blėt, neįsi į valandas rūtą ir žinai, blėt, nu, tipo, labai pristaiko. Tai, bet šiaip, kai už kameras, tai ramesnis, toks aš neapsikraunu, žinau, blėt. Nu, ja. Tingiu aš tenai, žinai, blėt, performint, kurą už kameros, kai man babkių nemoka. Jo, bet šiaip tu overthinkini, na huja, ar tau viškai pohui? Blet, nu rifė ten būna, pasakai dalykų, tai jo biškių vertinkinti, ten ypač kai ten kažorus pėdikais išvadinu, žinai, da kažką. Kažorus pėdikais ant tų žmogaus, žinai, užstumiu kokią, tai tada būna toks, ble, čia gerai man bus. Arba ten buvo žiem tokį tiktoką, kur bičas autobuse Bibi įsitraukė prieš paną ir dročino ir ten jį nufilmavo ir aš tipo gyriau tą bičą, kad čia maladėt skaičių žaidimas ir kad kažkada paeis, žinai, ir ten tipo vos ne, kad čia bičas tas kietas su tą paną žiūrkį ir pisau 10 minučių va tokį, žinai. Kad seniai varyk toliau, tipo, čia maladėt esi. Jo, kažkas vos ne į tą pusę, žinai, aišku, viskas bito forma, tipo. Satyra ir ironija. Jeigu žmonės debilai, aš dar po to net paaiškinau, 5 kartus aiškinau, tipo. Dariau pauzės ir, blėt, hebra, nu čia mes rifinam tiesiog, nu nes juokinga, žinai. Nu. Ten nusirutuliavo tas rifas, žinai, ten tokias vietas ir, bet vis tiek baigi ten rokelį, sako, tau čia pizdabas, žinai. Ai, tai rokelis yra jūsų tas žmogus, kuris pasako ir jis dažniausiai teisus būna. Bet ne, tenais, tipo, nieks neprisipysė. Ai, tu tiesiog galvoji, kad tai bus, ne? Jo, bet, tipo, va, irgi tokius pergalvoji, žinai, per mastai, kur žiauresnis koksai rifas būna. Tai, bet šiaip turėtų būti sunku, jo, tipo, kad ir koks ten, tipo, stiprus esi, visa kita, žinai, mindsetas ahuienas, nu, bet vis tiek, tu pasakai kažkokį dalyką, ten, blėt, 100 štukų žmonių peržiūrė, nu, blėt, tipo, tau turėtų būti, žinai. Jo, nu, tai čia, bet čia labai irgi nuo žmogaus priklauso, yra, kurie mažiau, aš toks gal, kur mažiau apsikrauna, aš ten biški pagalvoju, va, tą dieną, žinai. Vakar ir jau kitą dieną atsikeliu, pohu, bibidėjau, jokinga. Viskas praeina. Jo, bet ir tokių, kur komiko, kur labiau pergalvoja, labiau permąsto, žinai. Nu čia, manau, labai tas svarbu, kokią tu, kaip tu sakai, kaip tu pats jautiesi, žinai, ar tu iš tikrųjų galvoji, kad tu turėtų bibi rodyti, žinai, ar tu tiesiog rifini, kaip ir tu pasakai, kad rifini. Nes kartais tu tiesiog pasakai save apgindamas, o kartais tu iš tikrųjų galvoji, kad, nu, tipo, taip neturėtų būti. Taip, ir dar, žinai, priklauso nuo tavo personas internetinės, nu, tipo. Aš sakau, aš manau, kad man gan daug leistina. Nes aš niekad neprimečiau kažkokio tobulo bičo, šeimos žmogaus tenais, geriečio. Aš paprastas, žinai, ten visokių tokių. Tai toks, nu, tipo, aš visą laiką buvau toksai... Uncancelable tu toks. Bottom feederis, žinai, toks giluminių vandenų kažkokia žuvis bjauri, žinai. Tai nebūtent kaip radystų koks delfinas, žinai, tenais gražus blizgantis. Tai, tipo, man pohui, aš galiu realiai, belia ką sakyti, tu mane sunkiai kancelinsi, tipo, žinai. Nu, jo, true. Aš galiu sau leis daugiau, žinai. Tai ir vat svarbu yra tas, nes dažnai būna žmonės, kurie iš tikrųjų yra frikai, bet jie primeta, slepia tą, žinai, tipo, tą internetinę personą tokia susikūrė, kas yra labai pavojinga, žinai, nes tavo persona tokia gan stiklinė gaunas, kad, ta prasme, labai lengva vieną blogą dalyką pasakyti ir viskas sudūšta, žinai, tas visas įvaizdis ir tu tada esi daug labiau kancelinamas negu įprastai. Tai aš sakau, geriau visą laiką būti true to yourself, žinai, ir visą laiką. Koks esi, tai neprimest, neslėp, na, jeigu aš jaučiuosi, kad aš ahuienas, kad čia aš krušuos, blėt, kad aš, elitas, žinai, kaip ten tą promą net savo dariau. Tai, tipo, aš pilnai tą įrėjau, kad, tipo, aš ahuienas, man batus valo, žinai, taip toliau. Tipo, nafik, koks esi, kaip tu galvoji, jeigu tu esi kuraibanas narcizas, žinai,
egoistas Ibanas kažkoksai, kaip aš žinai, tai ir neprimėt ir darai taip, žinai, tipo, rodai žmonėm, kad jų matykit, kam nepatinka, pūskit nahu, nežiūrėkit. Okay. Kam patinka, tai žiūrėkit, prašau, mano fanai gali būti. Leidžiu. Leidžiu. Čia kaip Maibachas, visi man pavydina. Ne, ten tai kita tema, Maibachas šis nekenčiu, nepernešu žiauriai. Nekinti. Jo, nedarat jūs tikiuosi impressionų Maibachas. Ne, nedar. Bet šiaip mes tiesiog žvengiam čia, aišaus Speedas, kaip buvo atvažiavęs į Lietuvą, tipo, turi kažkokią nuomonę, įbysta buvo. Aš vaikam, ten neįs vaikam, vaikučiam. Ne? Jisai labai tos impressionus turi tokius, žinai, kur irgi, tipo, ne irgi, tipo, kaip tu sakai ant scenos, bet jisai tos, ant to pastatyta viskas pas jį buvo, žinai, tipo, iš pradžių, kai jis pradėjo streamus daryti, kad, tipo, jis ten pyksta, taip toliau ir labai būdavo tas toksai. Bet toks labai, aš bišės, toks labai forcintai. Jo, visiškai. Ten grinai, man atrodo, vaikam 12-mečiam, aš nepažįstu suaugusio žmogaus, kuris neturi raidos sutrikimo, kuris aišku Speedą žiūri streamą. O su raidos sutrikimu pažįsti? Vieną Galima yra šitam kambarį. Tipo, ne, šitam kambarį. Tikiuosi, kad nėra, kad ofise nėra, kad tas, blėt, atsisėdis su čytaus aplipusiais. Sūra lasdelis valgo, steilė, dremba. Žiūrėk, loja, įsloja, žinai. Ahuienas impressionas. Tai, nes, tipo, jis tipo maldės bičas prasimušė baisiai. Bet, aš tai nežiūriu, nes ne man ten kontentas, aš negaliu tokio žiūrėti. Jo, bet šiaip gal, tipo, nuomonę turi, čia, žinai, aš irgi nesuprantu žmonių, kurie ten jau reikia. Kad Lietuvą atvažiavo, kad parodė Lietuvą. Tipo, kaip manai, gerai parodė Lietuvą? Tu žiai plius minus matei kažką? Tik takinį? Mačiau ištraukas, kur ten šoka su tais liaudės šokiais. Gražiai šoka, šiaip gerai, greit pagavo. Tik man labai keista buvo, kaip viso kumpis su medum. Tipo, nes jam davė maistą. Ir jis ten grinai, tipo, jam davė, tipo, ten viską, žinai, sūriai, ten visą kitą. Ir jis piso kumpį, ir medų tepas ir rėda, ir sako, this honey is good. O apie Maibachą kalbėjom dėl to, nes jis, tipo, ten klausė visi, kas yra, tipo, Maibachas ir pasakė Demiko, kad tas krušūdus valgo literaliai, žinai, tipo. Ir paskui jis sako, aš noriu šik, sako, need Maibach to pull up, tipo, kad Maibachas turi atvaryti, žinai. Ir labai sustikti su juo norėjau, tipo, bet Demiko sako, nereikia, tipo. Gerai šiaip, kad Demiko į ten biškį paauklėjo, jo. Tipo, pasuko. Prižiūrėjo tinkamą linkmę. Daugas, tipo, sakė, kad nahu, tipo, Demiko, bet aš visų pirma net nelabai žinau, blėt, kažkokį celebrity, kuris ahuieną angliškai šnekėtų, nes Demiko labai gerai šneka, fakčiai be akcento, žinai, tai net nežinau, kas kitas galėjo būti. Jo, Demiko tinka tam, jis ten Reddito tą kultūrą visą, užsienio kontentį gerai gaudos, tai man atrodo, Demiko ten gerai tipo buvo, žinai, ir neužėmė. Toks, žinai, kur eterė per daug neužmė, toks neįsišoka. Buvo, nes turi būti, žinai, tipo, o ne dėl to, kad ten žiauriai, kad tipo, blėt. Paskirti, žinai, tiesiog. Jo, ir jisai sakė, kad ne vieno selfie pasidarė, ne vienas ten nieko nepapromino, tipo, visiškai, tai, žinai, jisai. Aš būčiau buvęs, žinau, kad aš būčiau bandęs eterį užimti savo. Kur tu sakai žodžius, kurie rimuojasi su N-word? Kur tu sakai tiesiog? Aš tenais pilnai bandyčiau, kiek įmanoma kameras tą eterį užimti. Tai man irgi ten rašė daug žmonių, čia tu turėjai varyti, kad aš neturėjau, nebūtų gerai, žinai, ten vis tiek aišku Speedas. Kur neaiškas skanduoja, ar Emilis Jokūvas, ar aišku Speedas. Jo dalykas, žinai, aš būčiau tiesiog eterį užėmęs, nesusitvardęs. Tai jo, tipo Demiko gerai, man atrodo, kad buvo tenais ir gerai, blėt, kad pas Maibachą netvažiavo. Jo, nes Maibachas ten buvo, tai ten ir Dirksys atvažiavo, visigi turėjo to tilto. Jo, visi bandė, mačiau ten jo feedint tą... Cloud chasing, aš tuo momentu vištą kepiau, na. Karpiai vištą? Kepiau, jo. Tu karpai vištą, ne? Patogiau yra. Pasipjaustų. Ai, okei, nes šiaip yra, aš kai žvejys, tai yra sliekam tokios trigubos, žinai, tipo, kur karpyti labai turėtų būti zaibys vištai. Jo, sen, aš manau, kad būtų ahuijanai, karočiui. Tai, bet jeigu pirks, tai tik ninjas pirk. Tik ninja. Ir kiek skamba. Jo, ahuijanas, pavadinimas. Kur ten koksai ten, žinai, kuruo... Philipso, kur ninja. Nes aš tai Philips nusipirkau. Samurai būtų, tai apšėti, visus turėčiau, visą įrangą. Kažkas ir samurai. Ai, tai ramena yra kuras, samurai. O ninja juodi visi aparatai, ne? Jo. Tai irgi gerai atrodo. Ai, dėl to? Jo. Aš vieną hipotetinį turiu, karočią, žiūrėk. Gauni milijoną eurų, ne? Jau tinka. Bet žiūrėk, tave persekė visą gyvenimą varną, tu negali jos nužudyti. Jinai randa momentais pavogė daiktus iš tos, jeigu eini gatvį ir vieną kartą per savaitę tau iš batoną duoda per galvą. Atrodo, kad jau turėjęs tokį klausimą, tu bent iš to kaip reaguoji. Bet gaunu milijoną. Milijoną.
Tai poho, apšiai, aišku. Pokai, apšiai nesvarbu, kad daiktus vogė. Būtų nusamdyti varnų vaikytojų tą varną. Arba tu viską galėtum po metaliniais indais laikyti, kad tu negalėtum nusimti. Poho, apšiai. Ne, bet jinai protingai, jinai gali nusimti, pasivogti tavo daiktus. Su tavo knygutė, kokį telefą gali pavogti tavo tiesą. Tai poho milijoną turi naują iškart nusipirksiu. Nu, bet ilgai užtruktų, kol viską perskeltum vėl. Turėčiau telefonų žmogų, kuris man vis padarė. Telefoną žmogų. Bet tai, kaip manai, kiek laiko išgyventum iš to milijono? Tai aš daryčiau dalykus toliau, aš nebūtų, kad gaučiau, taigi nėra, kad tu gauni milijoną ir sėdint jo. Prisiperkė nekilnojimo turtų, tada, karočią, investuoji visokius lietai augančius toksus, tada, karočią, dar atsidaryčiau projektų visokių naujų pasileičiau, tada investuočiau visokius startupus, kur aš būčiau co-owneris, akcininkas, tai man gautos, kad jeigu tam projektui pasiseka, aš prie jo visiškai neprisidedu, bet aš būnu investavęs į dalį akcijų tam projekte, tai būnu co-savininkas ir aš gaunu didelį procentą nuo to projekto, tai va tokių prisidaryčiau. Gerai, o jeigu Varna pavogė iš tavęs telefoną ir visus tavo pinigus pavogė, ką tada darai? Bet čia huinė, čia kūra fantazija. Nikščių neturi Varna, čia neįmanoma. Jo. Nereikia. Gerai, bet jeigu Varna... Jis tai bando prakištą Varną. Perkalba žmogų, kuris atsakingas už to telefonus ir kyšį paduoda Tai Varną. kalba, blėt. Varnas labai protingas Dviejų yra. kojų vaikšto, blėt. Tai Pradžių palaik. Ant kiek kojų gali Varna vaikščioti? Ne dviejų kojų, bet gal tas Varnos ūgis metras 85. Ne, bet aš tokio Ir dydžio. pisas teras ir sikačia. Tokio dydžio Varna. Ant sterų. Pilnai ant sterų. Ant stero, blėt. Pilnai ant sterų Varna. Ne, vis tiek Gerai, milijonas susitik, geriau. su Vis tiek milijonas, žinok. Gerai yra milijonas. Poch, tą varną. Gerai, milijonas ar gyventi su narkomanu vienoje chatoje, kuris ant sterų yra. Pochui, man atrodo. Tipo, gauni milijoną ir gyveni su narkomanu, kuris... Arba milijoną gav, nu tipo Gali gal. užmušti narkomaną. Ką? gali Ne, užmušti. negali. Jisai vis laiką bus tiesiog. Tipo, Gauni lemą, bet tada turėsi su narkomanu visą Jo, laiką. pochu, irgi. Pochu, bet supistų to ninjas visus aparatus. Na. Kur ateini Gal jisai. mėgi irgi pistų. Sterų. Nu, nesterų, nežinau. Bet ant sterų, seniai. Baisu, Už tai didesnis būtų. kad jis sunervuotų mane ir aš tiesiog prismeigčiau vieną dieną sėsti. Bet jeigu negalėtum, prismėgi tada miršti atimti iš karto, pinigus. tipo, pats miršti. Jeigu Ne, prismėgi aš- miršti, na. Aš galvoju, kad pinigus atimam. Ne, tai nesąmonė, tada nes tu gali Žinai pabandyti. ką, aš sakau Ganyzė, nes jisai tipo, jis iš manęs imtų pinigus, jis yra plus narkomanas. Jeigu jis ant sterų, bet ir plus ant fentos. Seniai, galėtum manipuliuoti. Su narkomanais yra taip, kad kai jie gauna didelį kiekį pinigų, labai dažnai miršta, nes perdozuoja. Tai jis įmirtų tiesiog, žinokit. Okay. Gyventų. Tiesiog duotai jam 100, ne 100, kur užteks. Nereikia duoti, jis įmirtų. Jis Jo. overdausintų, jo. Okay. Čia ilgai kentėti nereikia. Kur atvaro čia peilis, tiesiog kas buvo, dūriai? Ne, pats mirė. Jo, Pats žinok, mirė tiesiog. Jisai, jo, arba aš, bet man nereiktų prismeigti, jisai 2-3 metais pats išeitų. Okay. Ir tavim tikėt galima, nes tu gyvenęs tokiais žmonėms Ne, per aš žinau, sieną. narkomanų Psichologija. Jo, ilgai jie negyvena, ten garantinis trumpas pasiūlymas. Trumpesnį negu alkoholikų, nes alkoholikai, blėt, ilgai gyvena. Jo, alhašai jo, jie kažkaip sugeba, matai, nuo alkoholio negali perdozuoti, žinai, ten gali atmatuoti labai alkoholį. Bet gali kažkaip, jeigu negeri, jeigu labai daug geri ir tu nustoji gerti, tada gali pizda būti. Jo, tada gali būti pizda, gali šis. Čia negali irgi, jeigu bandai nustoti, negali greitai sustoti, tipo, yra kažkaip. Jo, šitas yra tas kultūrkiai, ble, jo, sunku šiaip, alkoholis gan panašiai žiauru kaip fenta realiai. O kiek laiko esi daugiausiai geręs be perstojo? Ble, gal kokį savaitę jaučiu. Savaitę? Čia rimtai. Blėt. Ir dar dragzus pisonį viršų. Bet čia toks, kur, tipo, nugeri ir į tai iš karto pagiriu vėl pisi? Ar iki vakaro Tai lauki? nemiegi praktiškai tenais. Jis per tą savaitę 2 dienas pamiegi, bet ir toliau geri ir pisi dragzus. Seniai, kai pagalvoji, kiek žmogaus organizmas gali iškesti, Dachuja. ne? Sen. Šiaip Savaitę. stiprus žmogaus organizmas. Ir aš šitą išbandęs, ištestavęs. Literaliai jau. O kodėl po savaitės nustoji, tiesiog nebe... Jau. Į darbą reikėjo grįžti jau. Ne, jau pizė buvo, jau tiesiog. Nebeįdomu. Ne, psichologiškai jau pizdažnai, jau ten šizofrenijos prasidėjo buvo ir visa kita. Man ne kart tokių yra buvę. Tokių... Intarpų. Jo, intarpų, kur visiškai nudugnuoji, bet dabar jau ilgą laiką kažkaip jau Tu išvengė. sakei, kiek dar kameros buvo neįjungtos, 2,5 metų dabar negeriu, ne? 2,5 metų, man atrodo, gal net ilgiau, gal 3 metai, tipo kaip ir negeriu, bet per visą šitą laikotarpį buvau išvažiavęs prieš metus kokius į Kolumbiją. Kolumbijai buvo atkritęs stipriai mėnesį laiko ir tada vėl po Kolumbijos, pilnai clean vėl. Okay. Bet tai Kolumbijoje jau taip normaliai ilgai? Jo, aš ten mėnesį lėkiau, sakau, ant visko, drugs, alkoholis, kiekvieną dieną praktiškai. Ir dar sugebėjai video vlogus filmuoti? Ir dar vlogus impresija. filmavau, jo. Sen. Tai čia irgi buvo aukštas lygis, Atsiprašau. aukštas darbo tempas, bet ir prie to pačio iš visą iki daržovę, na, kaip apsipys. Ten
tampaus nahu šonus, Laskovas. Ble, bet čia turėtų, bet čia turėtų, būti, kur tu, tipo, esi ne savo stadijoje ir dar tu filmuoji ir čia dar keli internetai. Ir telefą gyvenimėti. Čia man pizda turėtų, aš tai išprotėčiau. Kad tai ten iš karto apskemino tik. Jo, ten iš karto apakė. Nu, ten išprotėjimas ir buvo, aš ten pilnai išprotėjau. Labai sukrito viskas kanalo, atėmė dar kaip tik ant tų dienų. Na, paskos, nedu kalbėjom, kad važiavo ten su Lasu. Jo, važiavo su Garšo daros. Su Garšo į chatą pastavė ten tvarkyti viską, na. Ten tiek buvo judesio, kad, nu, na, net baisu pagalvoti košmaras, na, absoliutus. Okay. Bet tai tavo režimas toksai, tu ilgai nemėginu, tipo vėlai kėlės. Jo, bet dabar mečiau rūkyti, susitvarkiau dietą pilnai, sekantis žingsnis, tai šiandien pradėsiu tvarkyti miego režimą. Ai, pradėsiu. Jo, jau rimtai apsimsiu, nes jau išpisa nahu, eit parčiais miegot. O iki kelių tu mėgi, sorry, pertraukote? Nu, tai jeigu tipo aš miegu visi 8 valandas. Ai. Arba 7,5, bet tai supranti, jeigu tu nueini mėgoti 6, tai tu kelies 2 automatiškai. Nu jo, tai čia bybis, bet tu bent jau su miega susirenginės, kiti būna, kur eina 6 mėgoti 10 kelias, žinai. Oi, ne. Tai čia iš viso čia sugriuvęs būtų, na. Jo, miegas. Plus, kai tu sportuoji tiek, tai tau, žinai, nu, tipo, čia negali sau leisti. 7 dienas per savaitę einu salę. Tai bet čia nėra zaibys neturėti pertraukų. Gali. Mili galim viskas. Aš ant tiesto sėdžiu, man kitaip yra, supranti. Čia esi natūralus pedikas, silpnas. Tada jo, tau ten 3 dienos jau pavargęs, nusilpęs. Ne, tai čia aš ne dėl to, kad tu tipo gali, žinai, tipo fiziškai mentaliai pasiruožinai eit, bet ar nėra zaibys pačiam organizmui biškai palisėti, kaip čia dauguma sako. Ne, taigi priklauso, kaip tu treniruočių programą susidės. Svarbu nedaryti tos pačios raumenų grupės 2 dienas iš eilės. Nu tai jeigu tu pirmadienį darai krūtinę, antradienį nugarą, trečiadienį kojas, ketvirtadienį ten dar kokį presą, riešus, dar kažką. Penktadienį pisėsi 3 valandas. Ne, tiksliau, pirmadienį krūtinę, nu, žmonė, taip neįdomu. Karoči, paibat, niekam čia neįdomu. Žiūrės jau čia nutukė gaidžiai visokie. Nemanau, kad jiem čia įdomu tas sportas. Man patinka pas tave toks. Jo, nemanau, kad čia net įdomu. Okay. O ką tu klausai, kaip apie miegą? Tai dabar, o kaip tu planuoji tiesiog eit miegot, plėt, anksčiau tiesiog... Biškai paskankinsiu. Nėra lengva. Ne, paskankinsiu. Ai, nemiegosi visą, ne ir... Ne, čia nesąmonė, čia žiauri pavojinga. Arcadian ritmą, čia irgi net nepasakos, nesigilinti, žmonėm neįdomu apie miego ritmą. Nieko tas signas. Jo, čia per daug jau... Scientific viskas eina, jo. Tai, bet esmė tokia, ne, blogai yra daryti tą, kur vieną visą dieną nemėgi. Ne, paprasčiausias būdas, tai tiesiog, nu gerai, dabar mano tikslas yra pradėti eiti miegoti 2 nakties, keltis 10 ryto, 8 valandas. 10 ryto aš manau pats tas, aš nenoriu keltis kaip ofisinį, žinai, noriu biškai pasijaus, kad laisvas esu, tai aš, 10 man pats tas atrodo. Ir, bet kaip aš taip darysiu, tai tiesiog nueisiu miegoti šiandien, anksti neužmygsiu, faktas. Tai nueisiu miegoti kokie 4-5 ir vis tiek kelsiuos 10 ryto. Ai, tu šitą darysi. Dūžęs, būsiu biški pavargęs. Bet norėsi miegoti anksčiau. Norėsiu miegoti labiau. Dar bus biški sunku užmygti, bet jau bus lengviau. Jau gal užmygsiu 3 kokie, vėl kelsiuos 10, vėl atskelsiu jau mažiau biški dūžęs. Ir po kokių 4-5 dienų aš jau pilnai eisiu miegoti 2 nakties ir kelsiuos 10 ryto. Gerai, kokie šansai, kad 10 prabudęs snūz paspausi? Aš nepaspaudžiu snūz. Niekada nespaudžiu, iškart kėlė. Aš jeigu prabundu, aš iškart... Ai, ne? Pas mane nėra to, man iškart kikina anxiety, kad man daryti dalykus. O tai nėra, kad tu lovai scrollini ten tipo, ne? Ne. Iš karto keliasi. Pramerkiu akis, aš iškart jau kavą darau, veidas nupraustas. A ne? Jo, man nėra šito, aš neturiu to. Man draugė, irgi pisa protą, žinai, tipo, kad... Nu, panas, šiaip gal jom jeigu laisvą dieną jis mėgsta pagulėti lovai, žinai, man nėra skirtumą. Ar man laisvą dieną, ar man yra reikalų, ar ne, aš vis tiek žinau, kad šiandien kažkoks yra dalykas, ką aš turiu padaryti. Tai man vien ta mintis, kad yra tas dalykas, in mane tiesiog išmuš iš lovos iškart. Man nėra to, kad snūzai, pas man yra 2 žadintuvai statyti. Vienas, ten tarkim, būna, šiandien jeigu kėliaus, tai buvo po 14.00 ir 14.01. 14.00 įsijungia, prasimerkiu. Guliu atsimerkęs, pyst 14.01, viskas pakylu iš lovos. Ai, paskui žinai, po 1 sekundę, tipo? Po 1 minutę? Sen, okay. Ir viskas, aš jau kriauklį plaunu veidą po šaltų vandenį. Prasibudinti. Bet rytais dantų nevalai? Valau dantis visą laiką. Kur? Bandau suras, kas rytais dantų nevalo. Jo, durnas tu reikia. 2 kartus per dieną. Jo, aš tai 3 kartus ne. Tai, ne, aš tik vakarais valau dantis. Ai, tu tik vakarais? Jo, biškai per daug šaibų sudėjau, bet... Bet tau normaliai, dantis gerai atrodo. Tai nes 7 gabalai sudėjau. Ai, nu tai va, tai tau pocho gali savaitį vieną. Jo, aš galiu, taip, aš galiu. Savaitį vieną, gal ir ne. Ne, kreivi buvo tiesinau, paskui tvarkiausi, karačiai čia nahu, dachai reikalų. Bet... Režimą reikia sutvarkyti. Jo, režimas, blėt. Aš tai, pavyzdžiui, kai oficinis esu vėl, tai aišku, kai nebuvau,
kai su komedijos ėjom, tai irgi būdavo 3 nakties užmiegi, tipo, bet dabar vis laikai iki 1 nakties užmiegu ir 8 keliuosi. 8:30 darbė būnu. Tai aš irgi 7 valandas miegu, man pilnai užtenka. Normaliai. Aš gerai jaučiuosi. Bet jau su komikais tas yra, nu, tipo, čia man atrodo su visais, kas, tipo, ant savęs dirba, kad tu vis stumėt gal tą įimą mėgot ir tu net nespėjai suprasti, kaip tu jau kurva pilnai kelis metus naktiniam režimė gyveni. Šikšnos. Jo, grinai, ir žinai, ypač matai, Messengerį įsijungi 4 ryto. Ir žiūri, kas iš komikų Messengerio. Ja, ta žali dega. Visi beveik, visi beveik. Nu tai kiti gal, žinai, paskui antros pusės, taip toliau, tai gal sureguliuoja, taip toliau, kiti praeina jau, va kaip tu praeisi, žinai, jau kaip būsi žmogus, kuris eina normaliai miegoti, tai kiti gal irgi. Bet tas yra, tas pats man, pavyzdžiui, buvo labai keista, kai aš čia pradėjau į Vilnių važinėti komedijos įmė, taip toliau, kai, blėt, žmonės, komikai, geria karačią darbo dieną. Tai čia jo, čia normalus. Kurva, aš gyvenime nesu matęs, kad žmonės gertų, aš, pavyzdžiui, gyvenime iki dabar, man atrodo, ten 1 ar 2 kartus esu geręs darbo dieną, tipo, bet čia nuo kitų, nes aš tiesiog pagerioti nemoku, tai aš geriu kartą į 3 mėnesius, nes man pizda būna. Tai man buvo keišęs, aš sakau, ten nedu atsimenu, kaip jūs kurva darbą, jis sako, mums sako, pavyzdžiui, man laisviausia diena, sako, yra pirmadienis, tipo, žinai. Nu, blėt, make sense, žinai. Tai tas pats pas mane irgi, man daugiausia darbo realiai būna nuo penktadienio iki sekmadienio. Daugiausia renginių, visko, žinai. Dabar va irgi važiuoju pajūrinu, tai visą savaitgalį, žinai, sudėtas pilnai renginiais. Tai kas lieka laisva, nuo pirmadienio geriausiai iki trečiadienio, tai čia pats tas, na. Filmavimai irgi dažniausiai į savaitės galą būna visi ketvirtadienį kokį. Ir Vilniui veikia daug kas darbo dienom, ne? Tai viskas praktiškai, viskas. Okay. Nu, bet, ta prasme, ilgiau. Klubai jo, ir gan ilgai, ir, aišku, klubų, jeigu žmogus esi, tipo, tada jo, gal savaitgalį reiktų, bet kai žinai. O tu ne klubu? Aš tai, negeriu, dabar plus negeriu. Ne, tai tiksliai dabar. Bet šiaip, ne, nahu, man jau, ar aš jau, blėt, jau senas, nahu, ar kas, bet aš dabar irgi drungelai pasakočiau, man atrodo, nefilmavo, kad dar kai mečiau gerą, dar tipo bandydavau palaikyti, tipo, kad aš čia prie Hebros, kad eidavau dar į barą su Hebrai, klubus, blaivas, žinai. Ai, tu sakai, jo, kad nefilmavo jo. Bandydavau apsimesti, žinai, kad man čia smagu, bet, galvoju, neapsimetinėsiu, iš tikrųjų man niuhe nesmagu. Nemėgstu aš tarp tų žmonių būti, blėt, aš sakau dabar viską dėliojas taip, kad man kuo mažiau reiktų būti su žmonėm, aš savo dalykus daraus. Ramiai sėdžiu ten su vienu. Bet čia gal subrendimo toks dalykas, to antrojo subrendžinai, kur pirmas būna subręsti, kai jau nebe paauglys ir paskui būna tas, kur biški tokios jau nori, žinai, kur mažiau lys ten, blėt, kur kai mes, pavyzdžiui, būdavo seniau su mašinom lėkėm į miestą, tipo, kad kuo daugiau šmaro surinkti, pabūt, žinai, dabar blėt, žiūri, galvoju, ai, na, kaip aš tingiu, aš namo noriu, žinai. Tai va dar tas, žinai, yra aišku, nuo žmogaus labai priklauso. Jeigu tu dirbi darbą, paprastą, žinai, kažkiek, nu, nepaprastą, tipo, samdomą darbą, dar kažką, tai kai tavo darbas nėra toks labai social, tai tu norėsi savaitgalį išeiti žmonės. Jo, tu sandėlypisi kažkur tai tada. Tai va taip, žinai. O jeigu tavo darbas yra būti social, būti tarp žmonių, pasirodymai, visa kita, žinai, tu viešas žmogus, tai tavo atvirkščiai, man atrodo, aš laisvo metu, aš noriu vienas būti. Šitas pats kaip su komediniu turiniu, pavyzdžiui, aš labai, nu, tipo, man tiesiog užpiso apžiūrėti, aš nebežiūriu komedinio turinio labai daug, žinai, nes tiesiog, kai darai viską su tuo, ten bitus rašai, eini, tipo, susitinki su žmonėm, tu tiesiog nebenori, ne dėl to, kad, tipo, negerbi ten, tipo, visą kitą zaibys visi daro, bet aš nežiūriu, pavyzdžiui, man ten podcast ar kažkas nuo jau zaibal, žinai, tipo, tau yra tas pats. Ne, man atrodo. Ne, aš lietuviško kontento griežtai nežiūriu, griežtai. Bet čia tiesiog nenori, ar čia nusibrėžimas? Man, tiesiog Amerikos rinka daug geresnė viskom. Ir juokingiau. Nu, aš dar nežengęs Amerikos rinką, gal man būtų pats laikas, žinai. Ne, tiesiog daug geresnis. Tu užsienio kontentą nežiūri dabar? Nu, aš nelabai šiaip turiu laiko apskritai žiūrėti kontentą, tipo. Tai tada jo, bet, blėt, pažiūrėk, tau padės, žinok. Nu, tai va, tau padės kūrybiškai, nu, tipo, ten tiesiog geriau. Tai, bet, blėt, kur nukrypų nahu nuo temos. Ar nežiūri kontento, nu, ta prasme, lietuvišką? Ne, lietuvišką visiškai ne, o užsienietišką, prieš tai žiūrėjau komedy podcastus, va tos visus, dar dabar pasijungiu, žinai, savo mėgstamiausius, bet minimaliai, bet pagrindė dabar, va, pavyzdžiui, pas mane fazė mažėina, ką žiūri, tai dabar aš žiūriu visokias užsienio YouTube kūrėjų dramas tenais, Aidabzo dramas su Creator Clash'ais, dar ten visokie Hasan Piker kancelintas, nes promautina terorizmą, žinai, streamą. Nu, tipo, aš žiūriu koks bičo kanalą, kuris yra toksai kaip ir revieweris kontento ir jis, tarkim, dabar ant viršaus, vat, būtent to kontento, tos kažkokios dramos komentuoja, kaip ir su komedi tokiu žipsneliu ir tiesiog pizdavoja to žmogų. Okay. Dėl ko ir įkensia. Review toksai, tipo, jo, dramos review. Dramos review, jo, toksai. Drama alert, žinai, jeigu žinote, tenais tą legendinį. Kim nu, tai tau daug galvoti nereikia, tau viską įdeda, žinai, tipo, ir tu gali tada rinkti žiūrėti, tipo, visą kitą dėl to pliusas. Įdomu, žinai, plius aš didžiąją dalį ten tų youtuberių pats esu, žinai, seniau žiūrėjęs.
Tai man įdomu, kur dabar užsibaiginėja jų karjeros, ten kaip visiems Jo. pizda yra, visi nekenčiami, žinai, tai man. Konstruktyviai. H3 pavyzdžiui. irgi. O jo nukritęs absoliučiai. Eik, na, nu, Dugnas. Geriau, ne, nu, tipo, dabar jau atsigavinėjęs, atsiskyrė nuo to Hasan Paikerio. Ai, nu jo, kartu darydam. Dar su trišo pėtas. Atsiskyrė biški labiau nuo tų visų leftistų tenais ligonių, nahui, tai dabar kaip ir vėl jis bando atsistatinėti karjerą, bet pavyzdžiui, Aidabzas, tai ten vapšė pizda. Aidabzas tai jau nebesugražinamas, į tapaną supisa kurva. Nu, bet čia žmonėms... Ja, jį vėl neįdomu, na. Jo, čia vėl, čia jau į užsienio, kur kreitorių, blėt, dalykai. Gerai, tai grįžtam į Tu Lietuvą. norėtum į Ameriką, kada varyti irgi kontentą daryti, ar ten stand-up? Tai yra planų kažkokiu, ar negalvoji? Aš į Ameriką dabar jeigu varyčiau, tai šiaip tiesiog kelionę pasidaryti, raut tą eiti. Šiaip aš noriu apie kelionės klausti, ar planuoji kitą kelionę, ar toliau grįžti. Filmuoti aš nefilmuosiu kelionės. Ai, ne. Ne, Bet į Ameriką ar apskritai nebefilmuosi kelionę? Ai, nebefilmuosiu, ne mano dalykas. Nu, biški negali atsipalaiduoti ir Jo, pakeliauti. negali atsipalaiduoti ir toks... Bam, bet kontentas geras buvo, nežinau, aš kiek žinau. Geras jo, bet aš toks... Bet dėl to ir sunku jaučiu, kad... Nu, sunku, Aš jo. supratau, aš toks rutinos žmogus esu, man patinka pačilinti, jeigu esu užsienį, bet turėti tą rutiną, atsikeli, pavalgai, pasisperi tą maistelį, žinai, vis tiek toksai... tą maistelį. Toksai, nu, man režimė patinka. Aha, strikti. Su kelioniu man ten nėra režimo, chaosas, balaganas, jo įdomu, pabandžiau, patiko, bet toks ar norėčiau pastovyti ateisti kaip karjeros kažkokį savo atšaką. Ne, man labiau patinka bazarinti į mikrofoną. Okay. Stand-upas ir podcastai ir kažkoks, bet koks kontentas, kur reikia šnekėti, man labiau patinka negu kelionės. Okay. Man čia labiau mano dalykas yra. Okay. Nu ir mažiau pisnios, tipo, žinai, tipo, tau tiesiog sėdi bazarą. Pisnė, nu, tipo, užsienį irgi, nu, tu vis tiek atostogas esi, tu tiesiog filmuoji, nėra ten tos pisnios. Jo, gal biški turi apsikrauti, kad kiekvieną dieną kažką įdomaus daryti, bet nėra. Nu, negali pati, nu, tipo, bet taip dėl to ar nedarai, nesunku, tipo, žinai, nu, ta prasme, kaip ir, nu, ne tai, kad sunku, bet, ne, nu, nezaibys, nes negali pilnai atsipalaiduoti, tipo, negali tiesiog pačilinti ir visą kitą, kaip tu sakei. Ne, labiau, kad rutinos nėra. Ai, Režimo nėra. okay. Aš sakau, aš režimo žmogus. Man, kai nėra režimo, man, nu, vat Samoška toks, jis pochais, gali mašinai mėgoti. Nesipraustenais, da ten, žinai, trankytis, valgytos bombšlais. Nu, blėt, ne man, na. Nu, tipo, ne mano dalykas šiandien yra, žinai. Okay. Ir plus, nu, tipo, Lietuvoje, kai ta rinka mažai, jau nebereikia. Užtenka tų travel vlogerių ir Valujevičius, ir Samoška, ten dar gal kažkoks ten vienas yra, kad nežinau. Užtenka. Užtenka, yra geri. Gana yra gana. Aš turiu savo, žinai, pasirinkęs dalyką ir ant to tiesiog eini ir viskas. Jeigu labai aš ten norėčiau, jeigu čia būtų mano dalykas, aš žiauriai būčiau pasinešęs, ant to aš daryčiau. Plius, jeigu aš nesu pasinešęs, ant to nahu man daryčiau. Jo, per prievartą čia, žinai, Jo, vien dėl to, kad o, čia daug peržiūrų atneš, reikia dabar tą daryti, būtinai. Neišdarysi taip ilgai su tokiu mindsetu, žinai. Plus ne, bet tie laikai tu gali kitus dalykus daryti. Jo, tipo, tai geriau tau nereikia. Daryti, kas tau patinka, kas įdomu. Okay. Gerai, aš gal į pabaigą norėsiu eiti, tu tiksliau norėsi eiti į pabaigą. Kaip Šventasis Arūnis gyvena? Ką, žinau, gerai, aš labai daug dabar nešnekėjau, sėdys tenais tam kaime savo. Jis kaime gyvena, ne? Jo, vienkim tenais, atsiskyręs nuo žmonių. Pasiskambinam, būnam, pašnekam, bet labai, nu, ką žinau, tas pats. O jis turi kažkokį mental disorder confirm, dar jis čia toks normalus yra jau čia. Ne, tai kad jam kažkas negerai, tai faktas. O yra nustatyta, kas nėra, aišku. Ar iš psichologinių lygų tai ne, bet šiaip viskų lygų turi daug. Ai, šiaip su sveikata, žinai. Bet kaip psichologinių, tai jis psichuškai yra gulėjęs jaunystėje. Na, bet jaunystėje. Jo, nes jis pakėlė grėsmę savo ir aplinkiniam. Tokia buvo nustatyta diagnozė sovietinė. Labai tiksliai pasakyti, kėlė grėsmę savo ir aplinkiniam. Jo, ten sovietinis tais laikais, post-soviet, bet kad kažką tiksliai nustatė, tai man atrodo, nebent nesakė man. Bet nesu girdėjęs, kad sakė. Okay. Zybys visus komikus į Facebook sugėdęs man ir pakvietęs. Jo, jisai. Tai visai. Komedija, ble, tėvas palaiko, žiūri visų kontentą, pastovi tenais pagiria, visiems linkėjimus siunčia, tai žinokit, kas užsiemant komediją, tėvas žiūri jūs visus. Maladės. O šiaip aš dar paskutinį klausimą turiu, aš prieš pradėjau, aš pasakiau kažkam, kad filmuosim su tavim, o Emilis, tavo tikra pavardė yra Jokūbas ar ne? Norkūnas. Man pavardė Norkūnas, bet aš turiu du vardus, Emilis Jokūbas. Ai, tu esi Emilis Jokūbas Norkūnas? Emilis Jokūbas Norkūnas ir pas mane ne šiaip, kad šiaip du vardai, pas mane literaliai ir pase,
ir teisėse, ir ant visus skaitų, pas mane visur du O vardai. kokia čia priešis dar iš to dalyko, kodėl tu du vardus turi, nes tėvas norėjo vieną duoti, mama kitą, ar kaip? Čia šventas vardas. Ir vis... Bet ir įforminai pasako kažkodėl. Jo, nes šventą vardą, nu, tai ir aš turiu, tipo, Antanas. Jo. Bet, tipo, neformintas. Ne, pas mane pilnai įforminta, tai aš ir naudoju. Bet tai pas tai, tipo, visur, kur tu, ar tik ant doko, ar visur, tipo, kur tau yra Visur įstaigose, tu turi įstaigos- sakyti pilną, ne? Jo, Tai jeigu nėra- sakai, tipo, Emilis Jokūbas, tai jis sakys pavardės. Manęs kontrolė buvo kažkada pagavus ir aš sakiau Emilis Norkūnas, tai net nerado database ir galvoju. Ai, kad tu purtė, nachui. Nes nepaminėjau, kad Emilis Jokūbas Norkūnas, tai net duomenų bazė net nerado. Tai gerai, kad dar pavardė trumpa būtų, kurva ilga dar pavardė, Jo, tai tu jo. seniai ten, blėt, antrą paso kortelę duotų. Taip, pavardė, prailginimą reikia. žinai, Jo, kaip per sek- brūkšnelį, žinai, jau būtų. Tai. Taip, bet jo, pas mane toks Okay. ilgas. Aš, blėt, nežinau šitą faktą, kur čia toksai, blėt, tipo... Jo. Bet geriau Turėjau. skamba kažkaip Emilis Jokūbas. Jo, nu, Emilis tipo, čia. Norkūnas, man. Jo. Tadas Vidmantas, kažkaip Vidmantas Tadas irgi turi pavardę dar. Jaučiu jo, žinai. Man gali būti irgi, žinai. Jo. Bet Tadas nėra šventas vardas, ar yra? Ne, man atrodo. Vidmantas gal šventas. Bet tai kodėl antras tada? Ai, ne, tai palapas tai irgi taip Taip, pat, Emilis. Okay. Karo, čia Gerai. huiznai. Gerai, ačiū labai Emiliui Jokūbui Norkūnui. kad atėjo. Nėra už ką. Šiaip iš tikrųjų įpys, kad atėjai, labai dėkui tau. Nėra Kaip už ką, ir skaitas sorry, aš apšilimas. biškil low energy, bet ilgai podcastų nedariau. Pratinus dabar stengiuosi. Nu tai va, tai mūsų ties 200 žmonių gal dar Jo, nori jo, kažką čia pasakyti, tokie- pasipromint kažką. Daug negalėjau Hebra pasakoti Rifui, taupaus istorijas, tai... Ateikit, supraskite mane. pasiklausyti, fake it till you make it. Jo, eikit man, Jo, stengiuosi. pasipromint, biškai vis tiek kažkas gal pamatys. Fake it till you make it, Emilis Jokūbas per visą Lietuvą važinėjau, dabar renginiai. Tingiu, karočią, vardinta tas, nes nelabai ir atsimenu. Įmesi posterį, mes įmesim pradžią, gerai? Bet ne posterį svetainį, meskite emilisjokubas.com, visi bilietai svetainį, visos datos per vasarą dar bus nemažai pasirodymų, 7 berots, tada rugsėjai bus pauzė ir tada pysiu pasirodymus, po rugsėjo koks mėnesis. Spalis. Nuo spalio eis be perstojo pasirodymai iki birželio, tai labai ilgai pasirodys su šita programa, gal dar net vasarą net bus. Ahujena programa, ne? Kol kas geriausia, ką turėjai. Blet, geriausia, ką turėjau ir ilgiausia. Aišku, biški nutrumpinau, nes atrodo, kad per ilgą Vilniui pisau didžioji salį, tai 1:15 gavos. Čia be apšildyto? Čia tiesiog mano. Aik, tu na. 1:15 ir aš nebe krurdvurkinu, nes krurdvurkas dugnas yra. Nu, tu netobulėjai krurdvurkinamas, netobulėjai, nekelis kilo, tai savo pasakiau, kad visiškai nebedirbsiu su publika. Jeigu kažką ant scenos sakysiu iš improvizacijos, tai tik tais patį bairį patobulinsiu dar ant vietos ant scenos. Tai jo, literaliai bairių 1:15 buvo. Okay. Čia pizda, čia lygis. Čia lygis. Lygis. Nu, ne pirmie metai, kaip ir tu sakai. Atsiprašau. Dar tu, kaip tu sakai, dar esi lėrininko komedija. Dar vis tiek pradedantysis skaitaus, tai Hebra irgi, kaip sakant, duokit man nuolankumo, bet, nu, tikrai Tai gerai. kiek mums nuolankumo turėtų duoti? Ja, čia tai vapšė Dugnas. neįsivystė dar asmenys. Bet jo, programa tikrai gera, nieks nesiskundė, kol kas visiems patiko. Kol kas. Neprašė jo. dar bilietų, kad grįžtų. Bet tu su mėnesiais, tu neatsimeni mėnesio, kaip eina iš eilės, man atrodo. Jo, aš nežinau. Ir mes neįsivystę esam. Jo, pas mane su mėnesiais Hebra. Gerai, vieni turi vienur pliusų, Nepykit, kiti jo. kitur minusų turi. Kai reikia žinai. tiek bitų įsimint, blėt, 1:15, tai žinot, tie mėnesiai pasimiršta. O tai nesiraš, nieko neturi pasirašęs, nepasirašęs, tipo. Ne, aš ten nusirašau po keletą žodžių ant lapo, žinai, bet, blėt, pasakysiu. Kai 1:15, blė, jau biški sunku. Yra... Darbas jau tikrai. Ir tai dabar, va, bet pasirodžiau Kaune, tai ten nutrumpinau gal iki 5 minučių, žinai. Būna palei situaciją, žinai, išimi tą dienos metu, žinai, kai tu pilnai tu, blė, ant saulės pasirodai. Čia prie Soboro pasirodė, ne? Laukia, jo. Jo, toks prie to. išimiau- Jo. Kur Alekna filmavo. Prie Man Lekna patinka miestas. Tai išimiau, žinai, ten tokį vieną žiaurų gambairį, ten 10 minučių nutrumpina, žinai. Nu, Čia tipo, kaip pas žiūri- Bybą daktarą buvai. Ne, tą palikau, jis gerai labai veikia. Tai, bet jo, žodžiu, karočią, esmė tokia gera programa. Aukit, didėkit, karočią. Didėkit jo, būkit sveiki. Gerai, Ačiū labai. viskas. Ačiū Viso labai. gero. Kaip ir nepatogus klausimas, aplojus.